Proto paslaptys. Čia Proto Pemza. Aš manau, kad yra tiesioginė koreliacija, kodėl mes tiek nebevalgom šaltienos, dėl to, kad nebėra margarino parduotuvėse tiek available. Man taip patinka, kad mes esam toje vietoje istorijos, kur esam, bet tikrai kažkaip nuėjom į actual kulinarinę diskusiją. Kodėl nebėra margarino parduotuvėse? Ir sekantis sakinys yra literaliai surišta Bernto kūną. Ei, čia kaupinimo mechanizmas. Taip, aš sorry, kad per margariną einu prie šaltienos, bet taip tik tai galime grįžti į epizodą. Sveiki prisijungę ištikimiausiai mūsų klausytojai. Į jūsų ausesis skverbėsi ne kas kita, o Proto Pemza. Gardi kaip ta pusryčių stalo karamelizuota šaltiena. Why? Kaip tau kilo šitas vaizdinys? Karamelizuoto šaltienos ant pusryčių stalo. Taip, taip. Wow. Aš noriu jūs iš karto nuteikti, kur mes einam. Kaip jam kilo ir kodėl man kilo tas vaizdinys? Kas dar jums kyla? Tarėme sodrius pasisveikinimus šiandienos kulinarinės ekskursijos brigadai. Sodriausiai išmarinuotų įžvalgų rotiseriui Aivarui. Guten Tag. Geriausių ingredientų prikimštų klausimų serveriui Povilui. Hallo. O taip pat ir saldžiausių minties desertų konditeriui Tomui. Ahoj, hoj. Na, o šiandienos pragaro virtuvės šefo kepurę vietoj kelnių mūvėsiu aš. Vilius. Tomai turėjo būti das hoi hoi. Visi puikiai žinome, ko čia šiandien susirinkome. Mūsų laukia antroji ir ačiū Dievui finalinė Rotenburgo kanibalo Armino Maiveso istorijos dalis. Jei netyčia atsiradote šiame epizode, būtinai perklausykite pirmąjį, nes vietos kontekstui šiandien nebus. Istorija tokia tangi, kad nersime ją net apie šaltinius nepakalbėję, mat naudojame tuos pačius veikalus kaip ir pirmajame epizode. Tiesa, perspėjus mėly klausytojai, laukia išties klampus epizodas. Jei valgot, geriau sugrįžkite prie laidos po to. Jei sunkiai klausėsi pirmoji dalis, šiandien bus tik sunkiau. Jei esate silpnų nervų ar aplink yra vaikų, išjunkite laidą ir rinkitės lengvesnį turinį. Nu ką, Hebra, važiuojam! Bet kad aš mašinos neturiu. Žinai, kas daug mašinų turėjo, Polai? Arminas. Tai tu gal nesipari. Nu ir kas? Pakėlė autobuso bilietėlio kainą. Kaip man dabar iki studijos reikės atvažiuoti? Povilai, nu tu nesisielok. Galiu padėti. Paveši? Fuck no. Bet žinau, kas paveš. Aš irgi. Yra tokia firma, kur gali tau surasti kokį tik nori automobilį ir tau jį specialiai parvežti. Taip. Ten rasi ir prabangų, ir kasdienį automobilį. Nuo visureigio iki sedano. Nuo benzino iki elektros. Palauk. Ar gali būti, kad mes kalbam apie... Taip, Povilai! Deals on wheels! Ah! Nori džiaugtis kaip Povilas? Deals on wheels! Ah! Rinkis Deals on Wheels. Jei norėsi, užsakys iš užsienio. Markiai nesvarbu, nes dirba jie ne brandui, o tau. Jei nėra kantrybės ir nori čia ir dabar, eik į dealsonwheels.lt, susitarsi vizitui ir apžiūrėsi, kas yra vietoje. Nori daug, bet manai negali? Ne problema, nes čia Deals on wheels! Hebra suteiks tau visą reikalingą informaciją. Sakė, ne kartą buvo, kad padėlioja pradinę įmoką, likutinę vertę ir leasingo trukmę išsiaiškina, kad klientas gali daugiau nei galvojo. Deals on Wheels klientus aptarnauja elitinėmis apsukomis, todėl arčiausiai svajonių automobilio būsi čia. Dar daugiau, jie geriausių variantų paieška neapsir... Deals on wheels! Deals on wheels! Deals on wheels! Ok, gal užteks, užtrumpinsim kolegą. Deals on wheels! Deals on wheels! Deals on wheels! Praėjusią kartą su jumis atsisveikinome Kaselio traukinių stotyje. Ten Arminas Maivesas ką tik susitiko su berliniečiu Berntu Brandesu, vyru sutikusiu būti suvalgytam. Čia norėčiau jūs ir sugrąžinti į 2001 metų vasarį centrinę Vokietiją. Stotyje pamatęs Berntą, Arminas galėjo ramiau atsikvėpti. Dabar jau tikrai aišku, kad berlinietis nėra dar vienas laido riteris. Vyrai pasisveikino, spusteli vienas kitam delnus ir patraukė link Armino automobilio. Skuodžiant 60 km iki kelionės tikslo, vyrai keitėsi gyvenimo detalėmis, kartojosi vakaro plano detalės bei džiaugiasi pagaliau susitikę.
Tai jie taip labai formaliai, business-like buvo susitikimas. Kadangi 2 knygas skaičiu apie visą šitą dalyką, tai viena knygai buvo pakankamai business formatas nupiešta, bet kitoj. Arminas pasakojo, kad Berntas visą kelią jam grabuliojo už klyno, ten labai agresyviai elgėsi kito lygio, kuriam reikėjo sakyti atsipalaiduok. Kita vertus, jis labai suinteresuotas pateikti Berntą yra iš tokios pusės. Tai kaip ten buvo galiausiai. Kad labai norėjo. Pasiekę Armino namus vyrai užėjo pastato laukiamai. Moderniuose Berlyno apartamentuose gyvenusiam Berntui vaizdas turėjo būti mažiausiai neįprastas. Milžiniškas fachverkinės stiliaus namas Armino buvo mažai prižiūrimas, bet 2-3 naudojimo kambarių didesnė jo dalis buvo apleista. Kad savo skerdikui būtų paserviruotas švaresnis, Berntas nevalgė daugiau nei 12 valandų ir buvo ganėtinai pavargęs. Todėl Arminas pasiūlė jam kavos ir gavęs teigiamą sutikimą iškeliavo žvanginti puodais virtuvėje. Grįžęs į prieškambarį, rado Berntą nuogą. Nors jis atrodė labai skaniai, man buvo neramu dėl kaimynų. Per didelį langą iš gatvės puikiai matėsi, kad pas mane stovi nuogas vyras. Todėl paprašiau persikelti į valgomąjį, kur turėsime daugiau privatumo. Kas yra turima omenyje, kai Arminas sako, kad nuogas vyras jo kambaryje atrodė skaniai? Visa Bernto fizionomija, kadangi jis buvo pasportavęs vyras, atrodė skani mėsos prasme. Okay. Taip. Jo kūnas atrodė, gali būti geras derlius iš jo. Ne erotinė prasme. Ne erotinė prasme, o suvalgymo prasme. Ir vėlgi, ne erotinė suvalgymo prasme, o suvalgymo. Pabaigęs kavą, Berntas prašo apžiūrėti skerdyklą. Antrame namo aukšte specialiai žudynėms paruoštą kambarį. Apžiūrės mėsinėjimui skirtą vietą, kablius ant lubų bei kraujo surinkimui paruoštą infrastruktūrą, Berntas pajutė aistrą mylėtis. Deja, bet nuo šios akimirkos turime itin grafišką įvykio aprašymą. Todėl, kad prieš pradedant aktą Arminas įjungė filmavimo kamerą, kurios dėka yra 3 VHS juostos įamžinusios viską nuo šios akimirkos. Bet atrodo, kad Berntas daugiau norėjo ir tos seksualinės patirties. Nėra, kad susitiko du truputį prasilenkiantys. Berntui tai buvo erotinis turbūt labiau aspektas, nei tai buvo ponui Arminui. Jeigu atsimenat, prie tam epizodą buvom kalbėję apie Berntą, būtent tą faktą, kad jis jausdavo didžiausią orgazmą tuo metu, kai jam kas nors ypatingai stipriai kasdavo būtent į penį. Tai jis jau šiuo metu atvykęs yra į vietą, kur, supranta, kas jo laukia, jam tai nėra kažkokia naujiena, ir jį tai jaudina, tiesiog jis jaučia seksualinį pasitenkinimą dėl šito. Toks radikalus, ekstremalus BDSM variantas. Taip. Dėl tos priežasties, kad buvo įjungta vaizdo kamera, žinome, kad poros lytinis kontaktas truko 14,5 minutės. Žinodamas, kas jūsų laukia toliau, pasigailėsiu ir apie aktą pasakysiu tik tiek, kad vyrai mylėjosi ant to paties paviršiaus, ant kurio Bernto kūnas vėliau bus išdarinėtas į vartojimui tinkamus gabalus. Ko gero labiausiai stebinanti akto dalis ta, kad Berntas reikalavo Armino nuplėšti jam mėsą nuo kūno dar besimylint, o tai šokiravo net patį kanibalą. Jis pasidarė gan nemalonus. Pradėjo aiškinti, kad aš nežinau, kaip elgtis, esu per švelnus ir nesugebėsiu jam suteikti tokio skausmo, kokį jis nori patirti. Nors mano kandimo žymės puikiai matėsi, jis skundėsi, kad nemoku kasti. Prieš galutinai sudarant įspūdį, kad Berntas buvo tiesiog pakvaišęs sekso lunatikas, atkreipsiu dėmesį, kad teismo ekspertizės išvadose konstatuota, kad toks jo elgesys yra nulemtas dešimtmečius neatlieptų emocinių poreikių. Berntas nekentė savęs nuo pat vaikystės, kaltino save dėl mamos mirties, dėl skaudinto tėvo, gėdėsi savo seksualumo, neištikimybių bei kelių sluoksnių melo, kuris supo jo kasdienybę. Mazochistiniai poreikiai buvo būdas palengvinti kaltę, o savo kūno sunaikinimas turėjo galutinai jį išlaisvinti nuo psichologinio skausmo. Porai leidžiant laiką skerdykloje darėsi vis labiau aišku, kad vienas laido riteris poroje visgi buvo – Arminas. Kad ir kiek stengiasi, bandė ir kartojo, kad gali tai padaryti, jiem niekaip nepavyko rasti jėgų reikšmingai įkasti Berntui. Berlinietis paprašė Armino raminamųjų, esą Arminui tiesiog per sunku su pilnai sąmoningu žmogumi. Tačiau Arminas namie turėjo tik sirupo nuo peršalimo. Nors vaistas ir turi raminantį poveikį, ne tiek, kad pilnai atjungtų suaugusį vyrą. Išgėręs buteliuką Armino sirupo, Berntas su skerdiku pusvalandį sėdėjo virtuvėje, abu jų su rūbais, o pokalbio temos pradėjo suktis link technologijų ir kompiuterių. Toks išsivadėja po truputėlį. Būtent. Ir Arminui pabandžius grįžti prie skerdinių, Berntas atšauna. Ne, žinok, nieko čia nebus tarp mūsų. Vežk mane atgal į traukinių stotį. Ir jei po tokio Bernto pareiškimo tikitės klasikinės situacijos, kur aukos trokšantis žudikas grėbėsi peilio ir tiesiog nužudo žmogų, turi jūs nuvilti. Arminas buvo submisyvus žmogus ir žudyti jis
Norėjo panašu tik gavę sutikimą. Dėl to vyrai sėdė į automobilį ir Berntas buvo nugabentas į tą pačią stotį, iš kurios buvo paimtas. Kiek po 14 valandos 2 liūdno veido vyrai stovėjo Kaselyje, o Berntas rankoje laikė bilietą atgal Berlyną. Rodėsi, kad vyras pabudo iš košmaro ir suprato, kad rinktis gyventi yra kur kas geriau nebūtų sukramsnotam kažkokia nevykėlio Vokietijos užkampyje. Tačiau visatos abejingumas vėl šyptelėjo Arminui. Pasak jo, prieš kelionę Berntas nuėjo iki tualeto, o grįžęs pareiškė, kad suteiks Arminui antrą šansą. Esą Berntas nebenorėjo grįžti namo, kurie laukia tie patys niekad nesibaigiantis sunkumai. Bandydamas suteikti drąsos savo žudikui, Berntas paprašė Arminą nupirkti daugiau raminamųjų, kad jam būtų lengviau susidoroti su Bernto kūnu. Tačiau Vokietijoje, panašiai kaip ir pas mus, be recepto labai stiprių vaistų negausi, todėl Arminas gavo dar vieną buteliuką sirupo ir kažkokių nereceptinių raminamųjų. Valerijonų. Ten kažkas stipriau, bet irgi tas, ką tu gali nusipirkti parduotuvėje, tai negali būti tiek stipru, kad tave visiškai išjungtų, ne? Jo, šiaip labai daug nuima tokios brutalios mistikos nuo Armino visą šitas epizodas, kad jis net ne... Ta mes žinom iš Armino, ne? Jis kinda turi motivaciją šitoje vietoje pateikti save kur kas švelnesniu negu yra, bet žinant jo visą istoriją, labai toks elgesys atitinka jo elgesio visą motyvą, koks buvo iki tol. Ir dar įdomu, kad Berntas norėjo būti kuo švaresnis, bet jau migdomieji kažkaip nesiskaito šitai mėsos skonio. Planas A buvo, kad viskas įvyks taip, kaip jau jie buvo ten iškalbėję per kelias savaitės internetinėse čatuose, bet dabar atsimušė į realybę. Ir jau reikia kažką daryti, jam atrodo, kad Arminas tiesiog nėra pajėgus įgyveninti jo svajonės, o jis jau irgi yra ištrynęs hardus, parašęs testamentą, tikriausiai atsisveikinęs su savim ir kaip ir pasiruošęs, vadinkim, kaip norim nusižudyti, ne? Ir nori praeiti. Dingt bent jau. Tai, kaip ir minėjau, nusipirko raminamųjų ir sirupą. Berntas visą tą pirkinį suvartojo Armino automobilį dar net nepalikus Kaselio stoties. Tai užsivertė, išspaudė tabletės ir viską suvalgė. Vaistų kokteilis buvo pakankamai stiprus, kad apsvaigintų ilgokai nieko nevalgysi Berntą. Bet vėlgi ne tiek, kad jį išjungtų. Po maždaug valandos vyrai vėl buvo skerdykloje. Berntas nusirengė ir įsitaisė ant lovos. Kad dar daugiau atsipalaiduotų, paprašė Armino alkoholio ir išgėrė maždaug pusę butelio šnapso. Tik tai nes tiesiog. Buvo šnapso, tai... Taip, pas kokį vokietį namie šnapso, žinai, nebūtų. Prabėgus dar valandėliai, Berntas visiškai neapsikenčia ir jau pakeltų tono ima reikalauti Armino pradėti skerdynės. Bet jeigu jis taip nepaliko ir, reiškia, jis kažką matė, jis bent jau matė, kad Arminą galbūt galima prišnekinti, pagaliau padaryti tą veiksmą. Gal padarė įspūdį tas skerdyklos kambarys. Neįtikėtinai netipinė situacija iš tos pusės, kad bent jau susidaro įspūdis, kad aukai kalbinėja savo žudikavos ir bando palengvinti situaciją. Vėlgi, tai yra... Bet ir kitokių lygų, kur reikalauja, net ne kaip prašo, bet... Vėlgi tai sako Arminas, bet tai iš dalies patvirtins vaizdo įrašas, kuris yra po to. Bet mano galvoje tas dėlios taip, kad Berntas tiesiog priėmė sprendimą nusižudyti. Jo, galiausiai tu vis tiek ar neišnyksi, tau dzin, ką darysi. Jo, tu atėjai mirti, ta prasme, bent jau. Bet įdomu, jeigu nebūtų Arminui pavykę, pavyzdžiui, ką tada būtų Berntas daręs? Jis ir Arminui buvo sakęs, kad jau buvo sutaręs prieš tai, kad jį papjaus kažkas Amerikoje. Bet paskutinį minutę atsišaukė kelionę nelik Žemaitaičiui kokiam. Bet kad jis ilgą laiką ieškojo irgi jau to būdo, kaip išeiti. Ir jeigu nesu Arminui, su kažkuo kitu būtų. Jo, greitai būtų kitas žmogus, kuris būtų padaręs. Tai jo, būtent. 6:30 vakaro skerdykloje vėl paleidžiama kameros juosta. Tačiau įrašo pradžia žadėjo dar vieną feilą. Kaip jau nekartą buvo fantazuota, Bernto penis padedamas ant įprastos medinės pjaustimo lentelės. Arminas nuo stalo paima naujumu švytinti peilį ir su visai jėga kerta Berntui į memberių į su kūnu jungiančią teritoriją. Šnipštas. Nors kraujo apstu, peilis per daug bukas, kad perskirtų toliau nei oda. Didysis kanibalas nesugebėjo pagaląsti pagrindinio savo darbo įrankio. Vaizdo įraše užfiksuota, kaip po nepavykusios amputacijos abu vyrai darosi pastebimai suirzę. Ar tu nematai, kad peilis atšipęs? Paimk normalų. Okei, bet šitas tiek pat aštrus, kiek yra nas. Bet tu matai, kad nepjovė jo? Ar tu mane durnu laikai? Okei. Tai tikriausiai nepakankamai stipriai pjoviau. Žodžiu, anestezija, žinok, neveikia, o tavo peiliai nepjauna.
sakei, kad Berntas buvo mėgėjas tokių aktų. Taip, jam Ne. tai toli gražu nebuvo pirmas Jo. kartas, kai peilis yra įtraukiamas ir panašiai. Jo memberis turėjo būti jau užėjęs kažkokiu tokiu, žinai, randuotasis. Ten toj oda turėjo matyti, gal buvo labai stipri. Bet ar patį memberį pjovė jam kada nors? Jam, kaip Ne, suprantu, grasino. pjaustydavo Jam net ten nepjė- su Kandžiojo. Ašmenimis. Kandžiojo. Kandžia, bet žaidimas su peiliu būdavo tik tai vedžiojimo Taip, su ašmenimis šalia ir jis prašydavo, kad jam pjautų, bet niekas nesimdavo daryti tokio dalyko, Tai nes jie... durnas nebuvo. Taip, būtent. Antrasis bandymas nupjauti - sėkmingesnis. Pirmuoju pjūviu Arminas praktiškai atskiria Bernto genitalijas nuo kūno. Berlinietis pradeda spiegti iš skausmo, tačiau išlieka vietoje. Galutinai nupjauti penį reikia antro ir trečio pjūvio, kol galiausiai pagaliau ant lentelės guli kruvinas Bernto Žemaitaitis. Nors iš pjūvio vietos upeliais teka kraujas, Berntas daugmaž apimtas ekstazės kartoja, kad nejaučia jokio skausmo. Tačiau paslaugusis Arminas saugo savo auką ir tvarščiu sustabdo kraujavimą iš tarpkojo. Tvarščiau užteko. Kiek krašė taip, vėlgi, Armino tvarstis nebuvo skirtas išsaugoti jam gyvybę, Taip. o palaikyti jį gyvą tol, Kiek reikia. kol galės įgyvendinti kitą aktą. Tu pasakai ir aš nepamenu. Jie buvo susitarę tikslų kažkokį planą, ar čia Armino buvo jau laisvė? Paul gerai, kad užsiminė, nes toliau vyrai imasi įgyvendinti Armino ir Bernto svajonių išperą - genitalijų konsumpciją. Nelygoks virtuvės šefas Arminas išilgai perpjauna Bernto penį, savo paima vieną dalį, kitą duoda silpstančiam Berntui. Abu pabando atsikasti šviežiai atpjautos mėsos, tačiau nesėkmingai. Ji tiesiog per kieta. Arminui kaip mat šauna geniali idėja - greit sumesti kokį patiekalą. Nuskalavau abi pusės po vandeniu ir bandžiau virti. Išpjėvių forma greit pasikeitė, todėl staigiai išėmiau iš puodo. Tada užbėriau šiek tiek druskos, pipirų, įtryniau česnakų ir bandžiau kepti. Tiesa, mėsa iškart susitraukė ir pasidarė kieta kaip akmuo. Padėjau abi pusės ant lėkštės, šalia papjauščiau pomidorų. Visoje šitoj situacijoje Arminas meistrauja ten, Roberto receptus daro virtuviai, o tas kraujuojantis tupi skerdykloje. Oi, ne, jie jau abu yra virtuviai. Jie abu nusileido. Taip, jie abu nusileido, nes Berntas vėlgi yra patekęs, jis yra toj keistoj ekstazės būsenai, nes Jo, jam adrenalinas. ar ne? visiškai taip. Ir jie kaip du tarčiokai yra, davai, padarykim tą, ne, bet vėlgi, Arminas, kaip pasakoja, aš įsivaizduoju tą Berntą labiau tokį strakaliuojantį aplinkui, jeigu jis ten galės strakaliuoti, o jį tą tokį, žinai, suprijuostę. Kaip Gustavas. Na, jo. Gustavas iš pragaro. Tik nežinia, kuris nukrenta paskui nuo kėdės. Paragavę akmens kietumo keptos bibienos, vyrai iš esmės jau buvo įgyvendinę Bernto svajonę. Jam pagaliau nupjovė penį, jis pagaliau išlaisvintas, pagaliau gali būti ramus. Apsvaigęs nuo vajus ir alkoholio, bei netekęs nemažai kraujo, Berntas pasiprašė prigulti. Vyrai buvo sutarę, kad kai tik Berntas galutinai neteks sąmonės, Arminas jam perėš kaklą ir galės išpildyti savo svajonę - paversti žmogų kalnų vartojimui paruoštos mėsos. Paguldęs Berntą, Arminas pareigingai kas 15 minučių lankė kambarį, nekantriai tikrindamas, ar jo auka vis dar gyva. Prabėgus maždaug 1,5 valandos po amputacijos, Berntas pradėjo skųstis, kad jam darosi šalta ir paprašė Arminą prileisti jam karštą vonę. Arminas pareigingai atliko, kas prašoma, ir pripildė vonę karštų vandeniu. O tai kraujavimui neturi įtakos? Tai palengvina kraujavimą, kas ir buvo Bernto logika tame, kad greičiau paspartintų visą procesą. Palikęs Berntą šildytis krauju persirpusiame vandenyje, Arminas persikėlė į savo kambarį, kur ramiai skaitė Star Treko komiksus. Po dar 1,5 valandos, šiek tiek pravėsus vonėje buvusiam vandeniui, Berntas paprašė Arminą, kad jį perkeltų atgal į lovą. Berlinietis sunkiai ėjo, jam stipriai pynėsi liežuvis. Skerdikas paguldė auką, kaip ir buvo prašytas, drebantį Berntą užklojo 2 antklodėmis. Kaip ir prieš tai, Arminas kas 15 minučių tikrino Bernto būseną. Vyro gyvybė nesiruošė pasiduoti dar kelias valandas. Kokia makabriška scena. Labai ne? stipriai. Bičias vos nepasidėjęs šalia, žinai, laikmatį, paskaičiau kelis puslapius, praėjau 15 minučių. Einu pažiūrėti. Pažiūrėti. Visiškai taip. Ne? Ok, uždarau duris ar ten kažką, grįžtu vėl sėdžiu. Visiškai taip. Kažkur apie 3:30 ryto Berntas kreipėsi į Arminą, nes nori šlapintis tiesiog. Paprašo Armino, kad jam padėtų nueiti iki tualetą, tačiau vos atsistoja sukniumba ir netenka sąmonės. Arminui
žalia šviesa jo fantazijos startui. Skerdykloje vėl įjungiama vaizdo kamera. Arminas padeda Bernto kūną ant stalo, pririša prie jo aukos rankas ir kojas. Įraše girdisi, kaip Arminas sukalba maldą prašydamas Dievo atleidimo. Vaizdo įraše matosi, kad Berntas dar kvėpuoja, juda jo galva ir lūpos. Rankoje stipriai suspaudęs peilį, Arminas sugrūda į auką į kaklą. Veiksmą kartoja dar ir dar ir dar. To jausmo apibūdinti negaliu. Jaučiau pyktį ir džiaugsmą tuo pat metu. Nekenčiau savęs, kad norėjau tai daryti ir nekenčiau Bernto, kad jis pas mane atvažiavo. Iš kitos pusės jaučiau nenumaldomą laimę. Viskas įvyko lygiai, kaip Berntas ir norėjo. Nužudęs Berntą, Arminas galiausiai atkeliavo į tašką, kurio link keliavo visą savo gyvenimą. Pagaliau jis galės tapti tikru kanibalu. Tai liko žmogaus lavoną transformuoti į kruopščiai atrinktos mėsos gabalus. Surištą Bernto kūną kanibalas aukštyn galvą pakabino ant iš anksto tam paruoštų mėsos kablių. Ir tai yra iš esmės padaryta tam, kad jis iš jo būtų galima išbėgdinti visą kraują. Jo. Tam ir buvo žudyta, pjaunant į gerklę, kad kai pakabinsi aukštyn kojom, viskas galėtų išbėgti. Pirmiausia, žmogėdra ketina atsikratyti aukos galva. Pjaustė, sukinėjo ją, tačiau nesėkmingai. Pavargęs tiesiog paliko ją kabėti pusiau panėrusią į po kūnų padėtą lovį. Bet tai jis taip nepasiruošė su įrankiais, kas jam yra? Jis įrankių turėjo, bet jis nebuvo pasiruošęs, kiek daug fizinio darbo reikalauja mėsinėti iš tikrųjų, nes tai nėra lengvas procesas, atskirti visas kūno dalis ir panašiai. Mokėti ir su gyvuliu, ar ne? Visiškai. Ir kažkodėl vienintelis ir didžiausias sunkumas jam buvo būtent su galva, nes jam nepavyko perpjauti iš pradžių normaliai stuburą. Taip. Ir jis bandė jį atsakinėti, bet tiesiog po to, kaip mažas vaikas pavargo žaisti su to ir nusprendė eiti prie labiau exciting dalių. O tuo metu Bernto galva buvo pusiau panėrusi kruvina lovė, kas yra a sight on its own. Visoje šitoje bletstvoje Arminas neatrodė nei pasimetęs, nei susikrimtęs. Jam situacija keliantis smalsumą ir tiek lengva, kad atlikdavęs vieną veiksmą po kito, jis visą laiką kalbėdavosi su Bernto kūnu, nelik jis vis dar būtų čia. Išėmęs Bernto širdį, jis atsisuka į kamerą, atkiša organą į priekį ir nelik vaikas radęs gražų akmenėlį prie jūros ištarė. Viena vaikino širdis. Pasirūpinęs vidaus organais į detalesnėjusiu, bet jūs galite įsivaizduoti, kaip atrodo šitas vaizdas, kai žmogus juos išimnė iš kito žmogaus. Ne? Padaręs tai, Arminas sugrįžta prie galvos. Suėmęs ją šį kartą jau abiem rankom, stipriai pasuka į vieną, į kitą pusę, kol ši galiausiai atsiskiria nuo karkaso ir bumteli ant žemės. Arminas galvą pakelia nuo žemės ir parodo kamerai. Tada lyg niekur nieko pastato ją ant stalelio, kad Berntas matytų, ką Arminas išdarinėja su jo kūnu. Į maišą sukrovęs maisto neįtin tinkamas dalis, Arminas imasi pjaustyti raumenis, preciziškai atskirdamas odą nuo audinio. Ir šis procesas tęsiasi apie porą valandų. Jis visą laiką žiūri į kamerą, gražiai nuiminėja filė, susideda kur jiem reikia. Visą laiką kalbasi su galva, kartais nueina pabučiuoti Berntą į ten skruostą ar kažką tokio. Šita vaizdo įrašo dalis turėtų atrodyti, ne tik, kad mes esam šiuo metu normalioje vietoje, bet labiausiai beprotiška tikriausiai. Beprotiška ta klinikinė jau prasme kažkurioje vietoje. Atrodo, jie yra kartu šitam akte, ar ne? Jis kaip ir nori įrodyti, kad žiūrėk, aš išlaikiau susitarimą. Jo, tikriausiai. Mes vis dar vykdom šitą žaidimą kartu, nors tavęs jau čia nėra, bet tuo pačiu, taigi jis yra pakeliui į suvalgymą. Atsimenat, iš pirmo epizodo suvalgymas ir yra tam, kad žmogus liktų jo viduj. Tai jis su Berntu jau nebesiskirs niekada. Taip, bet dar reikės ateiti, iki šitos vietos ir dėl jų intensyvų susirašinėjimų, kur Berntas nekartą prašė, kad būtų irgi suvalgomas, kad būtų jo kūno dalių atsikratyta. Manau, dėl to Arminas jautėsi vis dar turys Berntą šitam procese, būtent skerdynių procese, ne? Nes tai buvo kaip ir kažkuria prasme irgi jų dviejų fantazijos dalis. Ką suprasti šiaip, neturint kažkokios panašios fantazijos yra labai, sudėtinga. Maždaug 6 ryto Arminas supranta nemiegos beveik visą parą. Nelyg naktinį raštadarbį kurpiantis studentas nueina į miegamą ir numiega saldžias 4 valandas. Kol kūnas išdarinėtas. Kabo. Stovi. Taip. Dėl to
Atsikėlęs Arminas supanikuoja, kad kūną ištiko rigor mortis, sąstingis. Tekinas atbėga į skerdyklą, tačiau ne. Viskas gerai. Bernto mėsa vis dar minkštutėlė. Nusiraminęs, nueina pasidaryti puodelį rytinio kavuko ir grįžta atgal. Makabriškas žaidimas su žiūrovu tęsiasi praktiškai visą laiką. Pavyzdžiui, atskyręs ranką nuo Bernto kūno, Arminas šipsodamas mojuoja ją kamerai. Ta pati daro su koja, tai tęsiasi visą laiką. Ir panašu neteina jokia pagirios ženklas visiškai. Gal tiek ten paskendęs. Totaliai. Aprašyme vaizdo įrašo pažymima, kad jo veidas yra kupinas džiaugsmo tiesiog. Jis yra savo... Giglai toks ar taip, savo stichijoje, ne? Pavertęs makabrišką fantaziją realybę, Arminas užsimiršo laike ir erdvėje. Tik prabėgus porai valandų susizgribo, kad filmavimo kameroje senokai baigėsi juosta. Nusileidęs darbo kambarį, ieškojo kitos, tačiau dideliam nusivylimui nerado. Ne problema. Pakeitė skerdiko prijuostę buitinio garderobų, šoko į mašiną ir nudardėjo iki elektroninių prekių parduotuvės. Greta vaizdo žaidimus perkantis paaugliai nė nenumanė, kad greta jų tinkamos juostos ieško kanibalas prieš kelias minutės lupęs odą nuo žmogaus. Bet jis buvo tada su pirštinėm, su kažkuo... Jisai buvo su pilnu tuo skerdiko kostiumu, sakykime, ne? Prijuostė, ilgos pirštinės, šitą dalį jis buvo pasiruošęs. O, kaip ir American Psycho. Visiškai. Tai jis galėjo nusimestą greitai, palys greit po dušu ir varyti iki... Jo, bet šitoj vietoj mane labiausiai stebina tas faktas, kad jis miegojęs yra 4 valandas. Niekas jam kaip ir netrukdo tęsti mėsinėjimo proceso, bet reikia įrašyti šitą būtinai. Nes jeigu nėra šito, neįdomu. Nežinia, ar kada pasitaikys kita proga. Jam reikia šito... Jo. Man tikrai nesupras noro dokumentuoti tą procesą arba tęs dokumentavimą, nes jis jau turėjo labai daug medžiagos. Daug geriau suprantama šiuolaikiniam pasaulyje, ne, kur kiekvienas judesys atrodo vertas dokumentavimo, dėjimo ir ilsus ir panašiai. Kontento auka yra visiškai. Jo, bet jisai toks ir yra, ne, jeigu mes pažiūrim į pirmą epizodą, ar kai kalbėjom, ar ne, apie jo obsesiją internetu. Ir tų vaizdų ieškojimą, vaizdų manipuliaciją ir panašiai. Tai jis visiškai toks yra šiuolaikinio, ar ne, visą ką darančio ir dokumentuojančio tokio internetinio žmogaus tipas, tik tai visiškai labai iškrypusią blogiausiai įmanomą formą. Juoba, kad jis savo tą dokumentavimo procesą pradėjo ganėtinai anksti. Kai tik gavo pirmą savo kameras, iš karto pradėjo daryti būtent tokio pobūdžio foto, po to video daryti net jam. Jo, tai šia prasme jis yra visiškai 21 amžiaus žmogus. Šiai dienai, jeigu jis tai darytų šiomis dienomis, jisai live streamintų turbūt kažką. O jo, visiškai, taip. Grįžęs namo vokietis pakeičia juostą. Žiūrovai prieš akis išnyra Arminas, jau su skerdiko prijuostę, o fone išdarinėto žmogaus karkasas. Arminas ramiu veidu nupjauna kairę pėdą, padeda ant stalo šalia dešiniosios. Buitinė mėsmalė, tokia kokią daugelis jį ne patys laikot stalčiui, tikrai pas močiutę matėt, Arminas gamina žmogienos faršą ir supakuoja produktą į atskiras porcijas. Vėliau jie sudės į šaldytuvą greta kitų 30 kg Bernto mėsos. Sekančią dieną Arminas skyrė tvarkymuisi. Vartojami paruoštomis porcijomis supakuota mėsa tvarkingai sužymėjo pagal paskirtį. Šnicelis, kumpis, faršas ir panašiai. Šaldiklį, tokį, kuris atsidaro iš viršaus, Arminas prikrovė praktiškai pilną. Ai, tai jis tokį industrinį vos neturėjo. Tai nebuvo didelis, bet toks atskiras šaldiklis, negrinai šaldiklis. Jo, taip, kur atsidaro. Greta sužymėtų mėsos pakuočių talpo nugulė Bernto rankos, pėdos bei galva. Šią kanibalas uždengė 2 dėžutėmis šaldytos picos. Nenaudingi likučiai buvo utilizuoti. Literaliai į miltus sumalė kaulus, rūgštimi naikino kūno audinius, tiesa nesėkmingai, o likučius užkasė kieme, greta savo vaikystės šuns kapo. Kovo 12 išaušo diena šventiniai kanibalo vakarieniai. Akimirkai, kurios Arminas laukė visą gyvenimą. Šiai progai Arminas dar po skerdinių atsidėjo Bernto nugarinės filė. Pamarinavo mėsą druska, pipirais, česnaku, rozmarinu ir žaliųjų pipirų padažu. Mėsą kepė ant karštos ugnies, pareigingai vartydamas porciją, kas maždaug pusę minutės. Kaip ir steiką keptum namie.
Pragaro vakarieniai svetainėje Arminas prašmatniai paruošė stalą. Juodojo porceliano indai tvarkingai nugulė ant brangiausios turėtos staltiesės. Stalo viduryje puošnus kandelabras, o netoliese kvėpuoti paliktas raudono vyno butelis. Svajonės išsipildymą kanibalas apibūdina. Pirmas kąsnis natūraliai buvo tiesiog beprotiškas, o jausmas neapibūdinamas. To aš laukiau 30 metų. Pati žmogaus mėsa skoniu labai primena kiaulieną, tik gal kiek aštresnį. Tiesa, Bernto steikas buvo gan kietokas, todėl kitus mėsos gabalėlius valgiau juos prieš tai susmulkinęs. Iš Bernto paruoštam maistui išskirtinai Arminas ruošėsi tik pirmąjį kartą. Sekantis kartai priminė tiesiog norą numalšinti alkį. Guliašas, šonkauliukai, spagečiai su kukuliais, kotletai, karbonadas ar šoninė. Bernto auka nesiliovė tenkinti kanibalo skrandžio. Valgydamas namie, Arminas neretai įsijungdavo skerdynių vaizdo įrašą. Jį naudodavo fonui, panašiai kaip kažkurie jūsų šią sekundę daro su šia mūsų laida. Nors Arminas teigia su niekuo nesidalijęs mėsa, jau vien todėl, kad neįgudusi paletė neatskirtų kiaulienos nuo žmogienos, žmogė dar neapsiribojo valgymų namie. Nekartą iš anksto paruoštą patiekalą nešėsi į darbą ir lyg įprastas ofiso darbuotojas pasišildavo žmogieną bendroje mikrobangų krosnelėje. Čiur ne po jo. O čia nusikaltimas. Tikrasis nusikaltimas, jo. Arminui dar nepradėjus kimšti pilvo Bernto likučiais, Berlyne vyro pasigėdo jo sugyventinis Renė. Turiu omeny dar jam neišdarinėtą mes. Taip, Renė pasigėdo savaitgalį, ne? Tai dar vyko visas tas procesas. Pratęs prie dažnų Bernto išvykų su draugais bei naktinėjimų, pirmas porą dienų Renė manė, kad jo mylimasis veikiausiai užsivakarėlino. Kadangi Renė dirbdavo naktimis, o kartais ir savaitgaliais, nesusitikti su Berntu dieną, kita buvo gan įprastas reiškinys. Panika pradėjo leisti šaknis pirmadienį, kuomet Renė sulaukė skambučių iš Siemens, Bernto darbovietės. Pranešta, kad berlinietis darbe nepasirodė. Renė kaip mat kreipėsi į policiją, pranešė apie dingusią antrą pusę. Pareigūnai netruko išsiaiškinti, kad Berntas, skirtingai nei pasakojo savo sugyventiniui, darbe nepasirodė ir penktadienį. Pareigūnams įvykis priminė įprastą susipykusios poros situaciją, kuomet viena pusė tiesiog susikrauna šmutkės ir dingsta kažkur kitur. Situaciją kiek pakoregavo rastas Bernto testamentas, kurio turtas beje paliktas buvo Renė. Pradėta svarstyti savižudybės versiją. Savižudybės versijai svorį pridėjo ir tai, kad Berntas po dingimo nesinaudoja banko kortelėmis, neišsiėmė grynųjų pinigų, o jo mobilusis telefonas buvo neaktyvus. Visiškai netyčia, lemtingą dieną traukinių stotyje Berntą matė jo bendradarbis, tačiau nei kur Berntas keliavo, nei kada išvyko, pasakyti negalėjo. Laikraščiuose buvo išspausdinta Bernto nuotrauka, tačiau veltui. Jokios papildomos informacijos nei policija, nei Renė nesulaukė. Dėl to, po kelių savaičių aktyvioji tyrimo stadija atsitrenkė į sieną. Berntas prasmego skradžiai žemėn dingusiųjų be žinios kategorijoje. Skradžiai į skrandį labiau. Visiškai taip, Povilai. Tuo tarpu didžiausią savo svajonę išpildęs Arminas neketino pasisotinti vieno žmogaus mėsa. Nors šaldytuve tebegulėjo dviženklis Bernto kilogramų skaičius, Rotenbergo antropofagas žiniatinklėje ieškojo šviežienos. Aktyvi paieškos stadija prasidėjo praėjus 4 mėnesiams nuo Bernto mirties. Jau atsargus buvo pasibaigę. Toli gražu. Kai jį supakuos, ras 25 kg dar. Ai, tai tiesiog. Taip. Tai čia yra jau to thrill paieška. Labiau negu mėsos trūkumas. Procesą pakartot. Štai jau 2001 birželio viduryje susikerta mūsų kanibalo bei banke dirbusi vyro iš Londono vardu Dirkas keliai. Gerą pusmetį vyrai susirašinėjo kanibalų forumuose, kol galiausiai susitiko viešbutyje Mannheime. Arminas prirakino Dirką prie lovos antrankiais, tačiau bankininkui kažkas nepatiko ir žaidimas buvo nutrauktas. Susitikimas baigėsi kelionė į McDonald's bei naktinę filmo peržiūrą viešbutyje, nes jau buvo už jį sumokėta, tai kodėl nepasinaudoti iki galo. Kita potenciali auka – 37 metų latekso fetišistas Tomas. Visi žvilgsniai į jį. Persimetę keliais žodžiais, vyrai atsiranda skerdykloje Armino namuose, kur Tomas savo prašymų uždaromas į narvą. Jeigu žiūrėt nuotraukas, matėt, kad buvo didelis narvas, į kurį galima įdėti žmogų. Ne tokias didelis. Draugas pasako.
Pasibaigus įžanginį dalį, Arminas vyrą pririša prie vadinamojo Andriaus kryžiaus, tai X forma, kad būtų, ir palieka. Bet tokie žaidimai kažkodėl ne Tomo skoniui. Jis paprašo jį paleisti. Arminas visiškai sutinka, o atsisveikindamas, Tomas Arminui padovanoja skerdiko prijuostę su skyle peniui. Ačiū Dievui, tu su mumis esi, Tomai, šiandien. Gerai, kad paleidai. Jau tada buvai 37 metų fetišistas. O dabar dar tik tai kiek 35 nesulaukia. Secret Life of Thomas M. Apsineši, kad tu prijuostę parodyti. Bet tai Arminas gavo prijuostę dovaną. Taip. Ir tu tokias nori? Sekantis Armino dvarelėje apsilanko Stefanas. Arminas prirakina vyrą prie lovos, tačiau sekso žaidimus vainikuoja post-ejakuliacinis nušvitimas ir vyras nusprendžia, kad vakarėlis baigtas ir iškeliauja namo. Kita potenciali auka - 26 studentas iš Eseno Aleksandras. Vaikinas Arminui nedviprasmiškai paaiškino, jog nori, kad jo galva būtų nukirsta, o kūnas suvalgytas. Studenčiokas net atvyko į Armino namus, kur galiausiai praleido 6 dienas. Wow. Pasak kanibalo, Aleksandras gyvybę išsaugojo, nes Mano skoniui jis buvo tiesiog per daug apkūnus. Negana to, praleidęs kelias dienas mano namuose, jis prarado ūpą dėl paskutinio žingsnio ir tiesiog nebenorėjo tęsti. Vėliau, tu dalinaisi kai kuriais vaizdais iš tų namų. Ar reikia 6 dienų, kad tu suprastum, kad ten yra skylė? tą patį pagalvoju, bet mes nežinom, iš kur Aleksandras yra atvažiavęs. Žinai, iš kokios skylės jis atkeliavęs į Armino apartamentą, atrodo kaip vieta, kur verta pabūti. Geras taškas. Vis dėlto stipriausiai su kanibalo geismo ugnimi žaidė 23 metų Danielius iš gretimo Kaselio miesto. Vyrai pirmą kartą susitiko 2002 lapkritį. Atvykęs pas kanibalą, Danielius atsiduria Armino miegamajame. Ant nuogo vaikino kūno punktyrų nubrėžiamas mėsos linijos, vaikinui surišamos rankos ir kojos. Nuneštas į skerdyklą, Danielius aukštyn kojomis pakabinamas ant kablio, to paties, kuris mėsinėjimo metu laikė Berntą. Vėlgi, totaliai kitaip, nei bet kurioje kitoje mano matytoje istorijoje, kuomet vaikinas pasiskundžia, kad jam skauda kojas ir darosi šalta, Arminas jį nukelia ir išlaisvina. Situacijos tamsumas ir link kur eini, bet toks trapumas iš Armino pusės, kad nors vienas ne ir baigiam šitą dalyką. Labai daug pasako apie jį, kad reikia jam visiško aukos sutikimo, kad jis nebūtų kaltas dėl to. Būtent. Ir aš galvoju, gal yra koks praktinis sumetimas, kad jis žinojo, kad Berntas yra ištrynęs visą informaciją ir nėra jokio ryšio, kaip gali jo ateiti šitai, ne, ta žmogždystė. O šiuo atveju, kažkas važiavo, bet gal jie dar nebuvo sukalbėję apie tą panaikinimą kažkokį. Bet mes nebaigiam dar su Danieliu. Vaikinas tiek pasitikėjo Arminu, kad atvyko antrą kartą pas jį į namus. Šį kartą jo išpieštą kūną jau smaigstamas adatėlės, ant kurių užrašyta, koks mėsos šmotas bus išpjaunamas konkrečioje vietoje. Kūnas suviniojamas į foliją ir švelniai trankomas mėsos mušimo plaktuku. Vietų užmušti yra daugiau nei pakankamai šitoje vietoje. Kadangi didesnė dalis šito susitikimo taip pat buvo nufilmuota, žinome, kad įtampos neišlaikęs Arminas kažkuriuo metu stipriai įkando Danieliui į viršutinę šlaunies dalį. Vaikinas pradėjo ne savo balsų šaukti ir prašyti Armino, kad šis liautųsi. Vėlgi, didelį mano nuostabai, kanibalas sutinka. Įdomu, kad tuo momentu Danielius yra visiškoj negalios pozicijoje. Ir Arminas bekasdamas ir išgirstamas tą klikimą, įdomu, kad jo neužvedė, bet nuo scenarijaus nukrypstam, arba auka nėra patenkinta šitų performansų ir mes stabdom. Labai keistai tamsus pasirodo Arminas. Labai. Ir man rodos, čia mes esam toj vietoje, kur Arminas jau pradeda nebeištverti. Ne? Jis pradeda pats nuo savo scenarijaus kažkiek nukeliauti. Ir duok šitam tęsis dar metus, ar dar 4 kitus susitikimus. Tai atsiras kažkas. Esu visiškai tikras, kada ta linija tiesiog būtų peržengta iš nekantrumo, tiesiog iš negalėjimo. Jis snapintų? Nes jis jau yra paragavęs, ką tai reiškia daryti, jis vėl to nori. Ir jis yra nužudęs žmogų. Bet visi kažkaip tai nedaina iki galo. Kada nutiks, žinai, ta situacija, kai vieno plaktuko trinktelėjimų per daug. Ir irgi kažkas jam naujo, kažkas pabandyti. Ir bėgant laikui ir nesulaukiant pasiekmių, Arminas stiprokai išdrasėjo. Kas tik internetą klausė, visiems pasakojo, jog yra nužudęs ir suvalgęs žmogų.
Nuolatos ieškojo naujų aukų ir net tariamam kolegai kanibalui internetiniam sugebėjo nusiųsti 4 Bernto žudynių vaizdo screenshotus. Ir aš galvoju, kad tai gali būti tie screenshotai, kuriuos tu sakei, kad kažkas yra įkėlęs į internetą. Tas žmogus, beje, kuris gavo, bus nubaustas už šitą dalyką. Taip, tai yra snuff. Jo. Bet vėl, nenustabu turbūt, kad negavo didesnio dėmesio iš karto, nes aš kaip suprantau, tuo metu tuose kanibalų forumuose ten vos ne kas antras iš tų fetišistų kalbėjo, kaip jie yra kažką užmušę, suvalgę ir sukapoję. Ten, kas, ir aš noriu priminti žmonėm, kurie gal pamiršo po pirmo epizodo, mes nešnekam apie kažkokius forumus Dark Web'e. Čia yra Yahoo forumai pagrinde, tai yra visiškai interneto viršuje esantis 2 klikais pasiekiamas. Lietuvos parlamentarus galima iš Yahoo domeno labai pasikviesti. Jo, tamsiausia vieta, jo, Yahoo problem makeris nuo senų laikų. Ar tie žmonės, kai kurie tenai veikia, jie gyvena tokioj ant iliuzijos ribos ir dėl to šnekėjo apie tai, ar tiesiog tas tinklas toks išplitęs iš tikrųjų buvo? Fantazija. Kiek galima pasitikėti? Pamiršau jų pavadinimą, kurį naudojau. Yra fetišas žmonėms, kurie nori, kad jų įsivaizduoti, kad jie yra suvalgomi. Tai turi atskirą pavadinimą, bet tai nereiškia, kad jie nori būti iš tikrųjų suvalgomi, jiems patinka įsivaizduoti šitą. Ir tikiu, kad didesnė dalis žmonių, kurie dalyvavo šitam, buvo šitoj kategorijai. Kiti gal irgi turi kanibalistinių ar skerdimo fantazijų, bet irgi fantazijų, neperėjai tą pasaulį, kurį galiausiai kažkuria prasme Bernto dėka ir Arminas persikėlė. 2002 Liepos pirmadienio vakaras. Austrijos Alpių slėnyje įsikūrusiame Innsbruko miestelėje melsva kompiuterio ekrano spalva skalauja 23 metų Reinholto veidą. Medicinos studentas nuobodžiauja. Naršo po internetą keliaudamas vis giliau į mišką. Vaikiną akivaizdžiai domina mums visiems patrauklios temos – kraujas, ugnis ir brutalizacija. Bet ne pasaulio paslaptys. Atrodo, kad gal Reinholdui nebuvo šitą tema labai aktuali. Medikas, studentas. Ja. Labai mokslinis. Bet labai suprantamas procesas. Smalsumas. Tu neturi ką veikti, tiesiog eini vis giliau. Kam nėra buvę? Ypatingai iš mūsų prie šito stalo. Tai visiškai. Ir pabandykim save įdėti šitą situaciją. Mes nuobodžiavom, brausdami internete, ne? Ir visiškai netyčia Reinholdas pastebi vieną Armino skelbimą ir brūkšteli jam nekaltą mailą su labai paprastu klausimu. Kiek žmonių esi suvalgęs? Kaip tyčia, Arminas sėdi prie kompiuterio ir iškart atsako vaikinui. Pasakysiu taip. Patirties turiu ir tikrai nebūsi pirmas. Sakai tau 23? Tiesiog tobulas amžius papjauti. Kūnas ką tik subrendęs, todėl mėsa labai švelni. Reinholdas visiškai nepasimeta ir sako, nenorys mirti, tačiau jam baisiai smalsu, kas galėtų paskatinti žmogų imtis žudynių ir kanibalizmų. Dar įdomu, kad Reinholdas tai neprašė būti suvalgomas, jis tiesiog paklausė, kiek žmonių tiesiog suvalgė. Įdomu. Jo. Taip, ir būtent. Vėl, kuriam iš mūsų nėra kilę. Jeigu pamatytume prieš, nežinau, kai man buvo 23 metai, būčiau užėjęs ant tokio skelbimo, tikėtina, kad būčiau redė, ne, kokiam nors. Pamatai ir tiesiog smalsumą vedinas paklausė, ne? Ir iš Armino perspektyvos matom, ką jis atsakė. Ir atsargesnis žmogus tikriausiai būtų supratęs, kad susirašinėjimą reiktų baigti toj vietoje, kai tau sako, kad nei mirt nori, nei panašiai. Čia iš Reinholdo pusės. Iš Armino pusės jis turėtų matyti, kad čia nieko neturi bendro su tavo skelbimu. Tai vat būtent, toks neatsargus. Būtent. Bet Arminas vietoj to, kad baigtų tą pokalbį, tiesiog išliejo širdį. Ilgą tekstą parašė, ką jis galvoja. Here's my video. Bet, buvo noras turbūt su kažko pasidalinti. Visiškai. Bet tame jo atsakyme, man rods, yra tobulai nusakyta visa jo blogio šerdis. Konkrečiai vienoj pastraipai. Šaltakraujiškas žudimas manęs visiškai nedomina, nes jei tai būtum, tiesiog gaudyčiau žmonės gatvėje ir juos valgyčiau. Te būčiau eilinis žudikas. Ko aš ieškau, tai žmonių, kurie dėl kažkokių priežasčių patys trokšta mirti. Vieni svajoja būti paskirsti, kiti tiesiog prarado viltį. Aš te paruošiu juos mirčiai taip, kaip jie to nori. Ir va, čia yra būtent tai, kodėl Arminas yra suptas blogis. Nes jis yra žmogus, kuris bando rasti silpnus, viltį praradusius žmonės. Taip, turinčius dvasios bėdų ir problemų. Vietoj to, kad padėti žmogui, kuris yra kančioje, Arminas jį panaudoja patenkinti savo šlykščiausią impulsą kažkokį. Ir nežinau, šitoje vietoje yra labai, labai šlykštu. Užsidaro visos durys
pateisina. Jo, būtent. Ir tai yra jo žodžiai parašyti, įrašyti ir išpublikuoti. Ne? Toks pokalbis Reinholdą sukrėtė iki pamatų. Kažkas Armino žinutėse jam sakė, kad reikalo turima ne su mazochistu, o tikru kanibalu. Suvokęs, kad potencialus galvožudys turi jo e-mailo adresą, nes rašė iš tikro savo e-mailo, vaikinas puolė į paniką ir nemiegojęs praleido visą naktį. Galiausiai, paryčiais Vokietijos federaliniai policijai išsiunčia laišką, prašydamas imtis kažkokių veiksmų prieš internetinį kanibalą. Prisikasti iki Reinholdo e-mailo pareigūnams trunka 20 dienų, tačiau skirtingai neįsivaizduočiau, jie rimtai pažiūri jo pranešimą. Ta pačią dieną pareigūnai apsilanko nurodytame kanibalų forume ir susiranda Frankį slapyvardžiu pasivadinusio Armino skelbimą. Tarp kitko, vardas yra jo įsivaizduojamo broliuko iš... Puikiai pastaba, taip. Taip. Jis naudoja šitą kaip savo slapyvardį. Potenciali auka, apsimetęs pareigūnas, tiesiog paprašo papasakoti, kaip Arminas įsivaizduotų aukos papjovimą. Vėlgi, kaip ir Reinholdo atveju, nėra kalbama, kaip nužudytų mane. Žinutė buvo kažkas panašaus į man įdomu, ką tu darai, kaip tu tą darytum. Ir Arminas ekstra grafiškai viską nupasakoja. Retrospektyviai aišku, kad jis tiesiog atpasakoja, kaip viskas vyko su Berntu. Tiesa, blūperius apie čipusius peilius ir suanglėjusius penius jisai nutilėjo iš to istoriją. Pasitelkusi Armino IP adresą, po mažiau nei 24 valandų policija jau žino, kad kitame laido gale Arminas Maivesas. Bet surinkti įrodymus bei sutepti biurokratijos mašinos ratus užtrunka dar 45 dienas. Pavyzdžiui, kaip ir minėjau, tuo periodu pas Arminą lankėsi Danielius, kuris drąsiai galėjo tapti Armino antrą auką, kas būtų reiškia, kad nusikaltimas būtų vykdytas nuo tada, kai jau jo vardas policijai žinomas. Nes būtent tuo periodu tai vyko. O Bernto dingimas vis dar yra visiškai... Jis yra šiuo metu dingęs be žinios ir tai... jau uždaryta realiai byla yra. Jo pozicija darbė atsakų. Jo, viskas. Jis labai pareigingai ir labai atsakingai sukonstravo savo mirtį pats taip, kad jo niekas ir nerastų. 2002 gruodžio 10 ryte, prieš 9 ryto, į Armino namų duris pasibeldžia 7 pareigūnai. Bus mėsos. Dešinės visiems dalim. Arminui iškišus nosį pareigūnai paaiškina, kad prieš jį pareikšti kaltinimai dėl smurtinės informacijos sklidimo internete, o pagrindas tam buvęs jo susirašinėjimai bei skelbimai. Policijos ataskaitoje pažymima, kad Armino namai labai prastos būklės, lubos vietomis įgriuvusios, purvina ir tik keli kambariai naudojami. Pastebima, kad yra kameros su štatyvu ir kelios fotokameros. Pareigūnai aptiko ir skerdyklą, kurioje galimai pastebėta kraujo žymių bei pilna falų imitacijų, tiesiog peniais nusėtas kambarys. Tyrimų iš ten paimti kraujo mėginiai ir ten gulėjo 3 įrankiai, man atrodo. O tai palauk, jie tiesiog užėjo? Ne, jie atėjo jau su kaltinimu. Tai nėra kratos orderis, bet apžiūros orderis, kažkas tame dėmeny, kad jau gali įti. Dėl to 45 dienas reikia laukti, nes jiems reikėjo dar surinkti papildomų įrodymų. Tam studentui reikėjo pateikti oficialius kaltinimus, perėti iš Austrijos į Vokietiją ir geriausiai atsiras ten, kur jie gali ateiti į jo namus ir jau juos apieškoti. Armino miegamajame aptiktas krepšelis, kuriame adatėlės su mėsos pobūdį žyminčiamis etiketėmis, kurios buvo naudotos ant Danielių. Visi ženklai neturėtų tie policininkai taip lengvai atstoti. Visiškai. Darbo kambaryje aptikta labai daug vaizdajuosčių, tačiau visiškai neįsivaizduoju kodėl, bet pareigūnai jų nusprendė neliesti. Ir stalčiaus, kuriame gulėjo literaliai žmogžudystės vaizdo įrašas, jie tiesiog nepastebėjo. Arminas, kaip sakė, jis bandė greitai užmesti kažkur, bet pavyko tik tai vieno, buvo 3 ar 4 kasetės ir jis liko stalčių, jie būtų atidarę, būtų radę įrašą su pavadinimu Kator, kas buvo Bernto nickname'as kanibalų forume. Aš turiu tokią nuojautą, kad policininkam ten atvažiavusiem tai buvo tokia visa aplinka nemaloni ir tokia keista, kad jie ten turbūt buvo iš dalies pasimetę jau to, ką buvo pamatę, tai jiems ten tų kasečių tikrinti. Iki to buvo. Kita vertus, jie tikriausiai matė ir Armino foto medžiagą, kas yra daug sadomazochistinės pornografijos. Ir gal nusprendė susikaupti ties konkrečiais įkalčiais, kas yra potencialus kraujas, potencialus nužudimo įrankiai. Bet gražiausia dalis yra ta, kad likimo ironija, tačiau pirmąjį ir tikriausiai paskutinį vinį į Armino laisvės karstą šovė Berntas.
Atidarę šaldiklį, pareigūnai aptiko kruopščiai sužymėtą mėsą ir atrinkę 3 gabalus pasiėmė ištirti. Patį Arminą išsivežė apklausti ir paėmė jo seilių mėginį. Jis beje policijos nuodai neneigė, kad yra kanibalas, bet vengė bet kokių tiesioginių atsakymų apie mėsą. Visa kita, taip, turiu tokių polėkių, taip, rašiau skelbimus, taip, tai yra mano fetišas, bet vėlgi tai nėra kažkas draudžiama, nes gyventi apsišikus, turėti mėsos bei būti krypsteriu nėra joks jo nusikaltimas. Ir todėl pareigūnai neturėjo už ką Arminą sulaikyti, išgavo pasižadėjimą neišvykti ir paleido, bet ne namo, nes namai jau buvo užantspauduoti, kad negalima tam eiti. Po susidūrimo su teisėsauga Arminas nesielgė šaltakraujiškai. Puikiai suvokė, kad yra stipriai prisidirbęs ir pradėjo panikuoti. Pirmiausia, bandė skambinti broliui į Berlyną, tačiau telefoną pakėlė jo žmona. Šią jis kone iškart prisipažino, kad yra nužudęs žmogų ir jam reikia pagalbos. Tačiau moteris pamanė, kad keistuolis švogeris tiesiog nesąmonės kalba ir taip pusiau juokais pasiūlė kreiptis į advokatą. Arminas taip ir padarė, iškart kreipėsi į advokatą. Tos pačios dienos popietę jau sėdėjo Heraldo Ermelio kabinete. Kanibalas papasakojo, kad pasilankėsi policija bei patikė kaltinimus dėl seksualinio pobūdžio smurtinės medžiagos platinimo. Vokietija visgi, tad advokatas visiškai nenustebo ir tiesiog pasiūlė palaukti, kol policija pateiks, ką jie surinko, nes tai bus lengviau pasiruošti laukiančiai gynybai. Aš įsivaizduoju, kai jo tą pačią dieną tikriausiai ne pirmas. Įsivaizduoju, kai jo paklausė, o ar yra kažkas namuose tokio truputį kaltinamo pobūdžio? Bla, bla. Tačiau Arminas pradėjo kažką po nosim mygti, trypčioti, lyg norėdamas kažką daugiau pasakyti. Ir advokatas Ermelis atsimena. Pasakiau, kad neturiu visos dienos ir paraginau pasakyti, kas ne taip. Jis pradėjo murmėti, kad čia taip nutiko, kad va žmogų nužudžiau. Aš pusiau juokais drabiau. Tai gal dar ir į šaldiklį pakavojai? Ir dideliai mano nuostabai jis atsakė, kad taip, buvau totaliam šoke. Nes aš ten norėjau pajuokauti, o jis buvo labai rimtas. Prisijokavo. Šiaip. Čia jam, tau yra pusė 3 darbo dienoje, ne? Jau taip pradeda galvot, kad, čia... Kur eisi, kokį bokaliuką išrengti? O čia ateina bičiukas pas tavęs tokia labai rimta istorija iš tikrųjų. Aš įsivaizduoju, advokatas taip pradeda juoktis ir tada pereina į nervingą juoką, o tada pereina į tylą. Jo, taip įsivaizduoju, kad visiškai taip ir turėjo ta situacija eiti. Kamantinėjimas advokato Arminas išbėrė visas pupas. Apie žmogžudystę, apie vaizdo įrašą, apie mėsą, viską. Ermelis sakė pradžioje manęs, kad pateko į kažkokį paukštų šou. Slapta kamera. VRS kamera, jo. Bet Arminui tęsiant istorijas lėtai suvokė, kad, čia yra reali situacija. Buvo labai daug juoko pliūpsnių ir tada staigių sustojimų, kai supranti. Kur paimu iš peties, kur kamera? Taip, ten brolio vardą, kaip pasako. Zigfridai prigavai. Tai neprabėgus net valandai pokalbio, Ermelis tiesiog rekomenduoja Arminui prisiduoti policijai pačiam, nes ištyrę mėsą jie vis tiek supras situaciją ir jį supakuos galiausiai. Prieš 5 valandas vakaro, tos pačios, kai pas jį apsilankė policija namie, Arminas jau sėdi nuovadoje. Ten per geras 7 valandas pilnai nupasakojo visą savo nusikaltimą nuo A iki Z. Pasakojo skelbimus ieškojo saukų, pasakojo nejautė susijaudinimo žudant, bet turėjęs erekciją žiūrint žudimo video, pasakojo supratęs, kad žudyti neteisingai ir jautęs kaltę dėl to, ką padarė, kaip vyšnė ant torto nuo rankos nusiėmė laikrodį ir tiesiog jį atidavė pareigūnams, nes aksesuaras priklausė Berntui. Nuvežtas namo, Arminas policijai pats perduoda skerdynių vaizdo įrašus. Kitą dieną nuovadoje pareigūnai išžiūri 27 minutės iš visų 4 valandų, prasukinėdami, minimaliai tiek, kiek reikėjo konstatuoti, kad įrašė tikrai matoma žmogžudystė. Armino namai iškrečiami ir visos blectvos virtinė vienintelė paguoda yra ta, kad šunis teritorijoje neaptinka jokių kitų lavonų, todėl Arminas veikiausiai nemelavo ir nužudė tik Berntą. O rado kieme tuos užkastus? Jis parodė, kad jis užkastas, net nereikėjo daug. Ir ten tų radinių buvo jų nedaug, nes minkštie audiniai jau buvo suirę visiškai jo iki to laiko. Gruodžio 12 dieną Arminas tampa, čia yra 2 dienos po sulaikymo, tarptautinė žvaigždė.
Vokietijos naujienų agentūrų išpublikavus naujieną apie Rotenburgo kanibalą, pranešimas seka 2400 straipsnių. Po poros dienų naujieną pasigauna BBC, CNN ir CBS televizijos. 100 milijonų žmonių visame pasaulyje sužino, kas toks yra Arminas. Nors Bernto artimieji apie jo mirtį sužinojo iš policijos, visas mirties aplinkybės tenka be perstojo klausytis žiniasklaidoje. Bernto tėvas atsisakė turėti ką nors bendro su sūnumi ir net nedalyvavo jo laidotuvėse. Bernto likučiai, tai yra galva, plaštakos, pėdos ir keli kaulai yra kremuojami, o ceremonijoje dalyvauja Renė bei keli artimiausi Bernto draugai. Teismo Arminas laukia Kaselio kalėjime. Ten jis apibūdinamas kaip pareigingas kalinys, niekam nekėlės jokių problemų. Priešingai, dėl žiniasklaidos dėmesio Arminas tapo šiokia tokia vietinė žvaigždė. Kaliniams, kaip ir jums klausytojai, knietėjo išgirsti kiekvieną jo nusikaltimo detalę. Negana to, kalėjimą Arminą lankė jo kaimynė Marion. Nors žiniasklaida greit jai prilipdė kanibalo meilužės etiketę, pati moteris sakė lankiusi vyrą iš užuojautos. Jie buvo pažįstami apie 7 metus, jis prižiūrėdavo jos vaikus. Ai, tai jie bendraudavo. Jo, jie buvo kaip netoli, ne visiškai kaimynai, bet netoliese gyveno ir jis buvo toks jos kaip ir platoniškas draugas, kuris tvarkydavo kompą, jeigu jai reikėdavo, ar padėdavo nupjauti žolę, pažiūrėdavo jos vaikus, kai jinai kažkur išeidavo, nekenksmingas vyras, kuris gali padėti. Hey, jis geras kaimynas. Jo. Taip, jisai taisė kompą, nesuvalgė vaikų. Nesuvalgė vaikų, jo, viskas. Ko daugiau norėtų iš kaimynų. Jo, ir čia jos įdomus toks požiūris yra, nes pasak jos Arminas užaugo su liguista, jo paleisti nenorėjusią mama ir įgalintas tamsiausių interneto užkaburių liguistė atkartoja kito žmogaus pririšimą prie savęs. Viename laiškų Marion Arminas rašė: Paskutiniai metai atrodo kaip viena didelė karuselė. Buvau pamiršęs, kaip gyventi be kompiuterio ir interneto. Dabar suprantu, kad tai buvo kažkokia priklausomybė. Kai į mano namus atėjo policija, šita karuselė pagaliau buvo sustabdyta. Džiaugiuosi, kad viskas pagaliau baigėsi. Ai, tai jisai džiaugiasi. Ir kiek nuoširdumo tokiuose Armino žodžiuose spręsti leidžia tai, jog atsakyti už savo poelgį vyras netrodė labai norintis. Kartu su advokatu pasirinko situaciją pateikti kaip nužudimą su pareikalavimu ar killing on request. Tai būtų reiškia maksimalę 5 metų laisvės atėmimo bausmę. Racijos tokiam situacijos pateikimui šiek tiek buvo, nes visi įkalčiai gan nedviprasmiškai rodė, kad Berntas norėjo mirti. Susirašinėjimus turbūt. Taip, turėjo susirašinėjimus, buvo vaizdo įrašas ir pasak Armino advokato, beje, to paties Ermelio, jis liko jo advokatu visam laikui. Pasak Ermelio, nors Armino ir Bernto veiksmas nėra priimtinas mums, jų sudarytas mirties paktas buvo priimtinas jiems abiems ir laisva valia. Dar daugiau, Berntas pats susisiekė su Arminu, jis buvo pirmas, kuris inicijavo kontaktą, o ir pati situacija buvo įgalinta interneto ir iš savęs nėra įprasta ir normali per se. Ne? Tuo tarpu prokurorai laikėsi šiek tiek kitokios nuostatos ir siekė Arminą įkalinti iki gyvos galvos. Problema, kad Vokietijoje, kaip ir daug kur kitur pasaulyje, kanibalizmas nėra išimtinai uždraustas, todėl nebuvo konkretaus baudžiamojo straipsnio, kurį galėtum pripaišyti, nubausti jį už tai, kad jis yra žmogėdra. Jo, turėjai ieškoti, kaip apeiti šitą situaciją ir ką jam pripaišyti. O nėra tokio dalyko, kaip, nežinau, ar žinoši Vokietijos teisinės sistemos ypatumus, bet lavono niokojimas, kraučių niokojimas. Yra ir šitą jam pripaišys antram teisme. Pirmam to nebuvo, nes buvo labiau susikaupta į... Faktu pačiu, ar ne? Ties pačiu, jo. Nes kilo didelis labai furoras per teismą, kaip traktuoti šitą situaciją. Ką mes turim čia? Ar tai yra žmogžudystė, ar tai yra eutanazija, ar tai yra assisted suicide, kas tai yra, kaip tai apibrėžti. Ir žinau, kad mums, žinant tą istoriją, atrodo, lengva, nes nužudė žmogų, bet teisinė sistema veikia, kad turėt konkretų straipsnį, kurį tu pritaikai ir turėt bausmę, kur yra pagal tą straipsnį. Negali tiesiog sakyti, jis pasielgė blogai, dėl to mes pritaikam tą bausmę. Ir tuo pačiu turi lyg ir kurti precedentą, kad to nebūtų, gal kažkaip, kad žmonės kažkaip saugiau jaustųsi, kurie bent, pavyzdžiui, giminės ir draugai ir taip toliau, jiem tai atrodo, kad turėtų teisinė sistema turėti kažkokį tai pagrindą. Taip, nes akivaizdu, kad įvykis baigėsi žmogaus mirtimi ir tai nebuvo netyčinė mirtis. Matosi, kaip veiksmas buvo atliekamas. Ar jam dar pripaišė ir kulinarinių nusikaltimų?
Ištrinčia snakų penitų. Jo, jeigu būtų Prancūzija, tikriausiai būtų nubaudę už šitą. Ne? O čia per mažai sviesto. Marinuot mėsos nemoka. Jo. 2003 gruodį praėjus metams nuo sulaikymo prasidėjo Armino teismo procesas. Kanibalas prisipažino padaręs nusikaltimą, tačiau teigia, kad tai buvo killing on request situacija. Įrodymai pateikiama vaizdo juosta, kurią peržiūrėjo teisėjas ir 2 prisiekusieji. Pažiūrėjus daiktinius įrodymus, išklausęs Armino, jo artimųjų, Bernto artimųjų bei kitų žmonių, kurie siūlėsi būti suvalgomi, tačiau buvo paleisti, teismas skelbė nuosprendį. Kanibalui, šaldytuve laikysiam keliasdešimt kilogramų žmogienos, pripaišoma vadinamoji manslaughter, kuri gan nerangiai mūsų kalbą verčiama kaip netyčinė žmogžudystė. Ir Rotenburgo kanibalui skiriama 8,5 metų laisvės atėmimo bausmė. Teismo išvada rašoma, kad Arminas nužudė žmogų, tačiau nėra žudikas. Remtasi tuo, kad Berntas norėjo mirti, Arminas nesimėgavo žudimo aktu, nejautė seksualinio pasitenkinimo žudimui ir patį aktą atliko pasiekti visai kitam tikslui. Negana to, vargšas Arminas veikia vedęs vaikystės traumų, kurios turi būti laikomos tam tikra ligos forma, Lengvinančia aplinkybė. atvedusi jį į tą situaciją. O kaip Vokietija reagavo? Kaip visas pasaulis šiaip reagavo? Nežinau, kaip reagavo pasaulis, bet Vokietija švelniai tariant nereagavo labai švelniai į šitą situaciją, nes vėlgi yra žmogaus nužudimas, tyčinis žmogaus nužudimas, tyčinis įrašytas žmogaus nužudimas pasibaigęs kanibalizmu ir yra skirta 8,5 metų laisvės bausmė, kuomet manslaughter maksimali bausmė yra 15 metų. Tai jis net negavo maksimalios bausmės toj įstatymo raidai, dėl ko kilo pasipiktinimo ganėtinai nemaža banga. Tai visa Vokietija per televiziją pamatė, kaip buvo atidaryta landa žmogžudystė. Visiškai taip. Tai buvo vienas pagrindinių argumentų, ką jūs darot, nes tai reiškia, kad mirties paktai tampa legalių dalykų, kitaip tariant, arba bent jau mažai baudžiamų dalykų. Arba jeigu pakankamai gerai sufeikinsi mirties paktą. Būtent. Ir kaip jau galite nujausti, toks teismo sprendimas nepatiko prokuroram. Ko tikriausiai negalite nujausti, tai kad sprendimas nepatiko ir Arminui. Totaliai įtikėjusim, kad už Bernto nužudimo jis atsipirks 5 meteliais, kaip mamytės sutraumuotas vargšelis. Tai jis darbiški ir ragus rodė. Teikia apeliaciją į sprendimą ir prokurorai, ir Armino advokatas. Okay. Kas, man rods, buvo tas širčias lizdo pajudinimas, kuris jam tikrai... Tylėtris. Po milžiniškos viešo pasipiktinio bangos praėjus viso labo 4 mėnesiams, aukštesnis teismas panaikino pirmąjį sprendimą ir duodamas startas naujam teismo procesui. 2006 gegužę, prabėgus 5 metams nuo Bernto mirties, Frankfurto teismas pripažįsta nusikaltimą žmogžudystę ir pasiunčia Arminą kalėti iki gyvos galvos. Racija kur kas, bent jau mano manimu, logiškesnė. Rašoma, kad visų pirma, Arminas planavo žmogžudystę ilgą laiką. Tai nebuvo netyčia nutikęs dalykas. Antra, žudydamas jis pirmiausia norėjo išpildyti savo kanibalistinės fantazijas, o ne kažkokiu fantastišku būdu padėti Berntui išsilaisvinti iš gyvenimo. Dar daugiau, žudimo įrašas po to buvo naudotas lytiškai pasitenkinti, primenant apie patį faktą jam. Ir nors jis nejautė lytinio pasitenkinimo žudydamas, jis puikiai jautė, žiūrėdamas savo paties padarytą nužudimo aktą. O jei dar ir to maža, net vartodamas aukos mėsą, jis jau ieškojo kitų aukų, nerodymas nė menkiausio gailesčio dėl to, ką padarė, ir kesindamasis daryti tai dar kartą. Akivaizdu, kad jis yra pavojingas visuomenė. Vis dėlto, mano manimu, pati svarbiausia ir nenuginčiama teismo nuosprendžio dalis yra ši. Ekspertai vienbalsiai sutarė, kad atsiradus dar vienai valingai aukai, teisiamasis pasielgtų lygiai taip pat. Todėl turintys savižudiškų polėkių bei psichologinių problemų šiame kontekste yra labiausiai pažeidžiami. Būtent siekiant apsaugoti šios žmonės, valstybė turi pareigą imtis aukščiausios jai suteikiamos galios apsaugoti didžiausią jų turtą – jų gyvybę. Man atrodo, sudeda visus daiktus į savas dėžutės dėl to, koks gal evil buvo, ar ne, Arminas, nes jis turbūt irgi nebuvo tiek durnas, kad nesuprastų, kad jisai gali manipuliuoti žmonėm, kurie turi didelių psichologinių problemų. Visiškai taip. Ir čia daro jo tą žygdarbį
kabutėse daro ypatingai tamsiu ir, Būtent. blogu. Nes jis minta literaliai skaudančiai žmonėm, kurie... Pažeidžiama grupė. Taip, literaliai minta, jis fucking evil. Dar pirmai sakai, kad ne antros instancijos, bet antras teismas nusprendė, kad tai buvo, kad jis ruošėsi nužudimui. Tai man atrodo, kad Amerikos teisinė sistemai tai ir yra, kad tau priskiria pirmo laipsnio nužudimą, jeigu tai yra premeditated, kad tu žinojai, kad tu tai darysi, kad tu planavai tai padaryti. Ir čia jau nėra, žinai, aš netyčia nužudžiau labai smarkiai. Ir būtent dėl to manslaughter, tas jų netyčinės žmogžudystės aspektas, aš nežinau, ką tas pirmos instancijos teisėjas galvojo, spėčiau buvo labai didelis žiniasklaidos spaudimas ir kažkuriuo metu paskendo konkuruojančiose nuomonėse, ir gal tikrai buvo žmonių, kurie mokėjo apsukti tai tą pusę, kad, gal rimtai, jie abu pasiryžo iš tam ir pamiršė įsižiūrėti į faktą, kad, auka yra auka ne tik dėl to, kad ji pasirinko mirti, bet dėl to, kad tai yra tiesiog sergantis žmogus, kuriam reikėjo pagalbos, o ne peilė kakle, žinai. Tai žemesnės instancijos teismas spėjau irgi nėra, kad kasdien susiduria. Spėčiau jo, tarptautinio kalibro. Ir tau sunku turbūt yra apibrėžti, gali daug dalykų praleisti, o čia nuėjau aukštesnė. Ir vien tas faktas, kad tai buvo planuota net ne vienerius metus, tik tai asmuo atsirado konkretus, tik tai vėliau viską sudėlioja. Bet ir Erbelius tada visai didžiulį darbą padarė pirmą Taip, tai pirmos instancijos teismui sugebėjo nuvesti Arminą į labai minimalią... Man šiaip įdomu, jeigu Arminas nebūtų skundęsis, nebūtų apeliavęs į tą 8,5 metų, ar būtų to furoro kilę tiek, nes čia yra visiškai spjūvis, tu gauni labai žemą bausmę ir sakai, ne, dar. Bet tai vis tiek antrą teismą užkūrė ne tik tai jo apeliacija. Ne, prokurorai irgi kreipėsi. Tai būtų buvę... Bet žinai, gal būtų 20 metų ar kažkas, bet gavo, Vokietijai nėra aukštesnės bausmės. Plus irgi turbūt nepadeda, kai toks veikėjas ar dar pradeda rodyti ragus ten su apeliacijom. Apskritai teisinės sistemos turbūt nelabai mėgsta tokių. Būtent, ir jis gavo bausmę griežtumo lygių, kuris net jeigu prašys apeliacijos, kas 15 metų tik gali, ir jam iš karto pasakė, kad net po 15 metų, nesvarbu kaip tai elgsis, tu neišeisi tikrai anksčiau negu po 30, o šiuo metu jau kaina aišku, kad, neišeisis niekada iš ten. Šiuo metu Rotenburgo kanibalas dienas leidžia Kaselio kalėjime. Nekartą bandė teikti apeliacijas, paskutinį kartą 2020-aisiais, tačiau prašymai buvo atmesti motyvuojant tuo, kad jis vis dar yra linkęs kartoti savo nusikaltimus. Paskutiniais duomenimis Arminas Maivesas dirba kalėjimo skalbykloje ir yra pavyzdingas kalinys. Dėl to prižiūrimas policijos kartais gali išvykti į atokius Vokietijos miestelius, kur su beisbolo kepuraitė ir akiniais nuo saulės gali pabūti turistų laisvėje. Tai išleidžia. Atsiprašau, vas? Būtent, jį paima, kaip supratau, policijos ekipažas, nuveža kažkur toli Vokietijoje ir leidžia jam pasivaikščioti, su policijos priežiūra, žinoma, leidžia pasivaikščioti, kad vietiniai to nežinotų. Ir už visus išskalbtus dryžius. Ir aš manau, kad tai yra neišskirtinai Arminui taikoma išimtis, o žmonėm, kurie kalinti gyvos galvos. Pasak paties Armino, jis apeliacijas teiks iki pat gyvenimo galo, nes yra skolingas Berntui. Neva teismo sprendimas atima bet kokią valios laisvę iš žmogaus pasirinkusio mirti. Čia tiek. Interviu ėmusiam žurnalistui per klausus, ar jis tikrai mano, kovojantis už Berntą, o ne save patį, Arminas atsako. Joks teisėjas negali pasakyti, kad Berntas negalėjo nuspręsti mirti. Kovosiu už jo teisę mirti, ne savo. Man visiškai nesvarbu, reikės 10 ar 15 metų. Mano gyvenimas vis tiek jau suknistas. Juk esu pramintas Rotenburgo kanibalų. Das ist mein Teil! Nein! Jo, šita citata, man atrodo, labai neblogai apibrėžiant, kad jisai tikrai niekada neišeis, kad jisai neturėtų išeiti, nes tą savo kaltę jisai iki šiol eksternalizuoja ir vos nesudeda ant kito žmogaus pečių, kad ir kaip tas žmogus buvo savo valia pas jį atvažiavęs ir pasirašęs viskam, kas buvo padaryta, bet šitaip naudotis ir prisidenginėti, reikia tam tikro šlykštumo, kad tu tai galėtum padaryti.
Kaip ir reikia tam tikro šlykštumo vidinio turbūt išklausyti šitos 2 epizodus, kuriuos tu padarėjai vėliau. Už ką tau ačiū. To vidinio šlykštumo turiu omeny, kad vis tiek reikia išsėdėti. Tau pirmiausiai perskaityti turbūt viską ir susidėlio detalės, o mums irgi ir klausytojams iškentėti. Tai aš tik tai vėl dar kartą padėkosiu, manau, kad susitvarkėjai, nepaversdama šito pernelyg didelės eksploatacijos tokiu pasakojimu, nes čia turbūt buvo labai lengva padaryti abu 2 epizodus apie ypatingai šlykščius dalykus ir koncentruotis super arti į tas detalės, kurios buvo. Tai jo, ačiū, kad išvairavai, bet kartu ir parodai turbūt tam tikrą kompleksiškumą šitos asmenybės. Man labiausiai ir įstrigo tas, kad mes kaip ir pradėjom pirmame epizode kalbėdami apie jį su tam tikra, nepasakyčiau užuojautą, bet galbūt bandymu suprasti, bet kas jisai yra. Kai buvo tas mamos elgesys su jo, kad matai tą progresiją. Jo, bet gale viskas taip atsiskleidė ir atsivėrė, kad čia nėra apie ką kalbėti. Aš tikiuosi, kad jisai sėdės ilgai, kad dryžiai skalbsis sunkiai toj skalbyklo ir kad gal net mažiau jį išleis kažkur pasivaikščio tenais, nežinau, gražiausiose Vokietijos vietose. Tai žinai, atlupai tu biški odos gabalėlį nuo pasaulio man po šitų 2 epizodų, nes aš apie kanibalizmą šiaip gal nesu labai daug domėjęsis, bet po pirmos dalies gal visa ta kanibalo genezė, kaip ir sakėt visi, kad atrodo, supranti, kodėl gali žmogus tapti monstru ir kodėl gali tapti kanibalu. Bet tada po šito epizodo aš suprantu, kodėl kanibalas pats kaip žodis turi labiau neigiamą konotaciją ir... Yes! Jo, toks draugiškas kanibalas. Bet man čia skiriasi į tokius 2 kelius viskas. Vienas yra tai, kaip teisinė va ta sistema, kaip jinai, ačiū Dievui, kad jinai nesufeilino ir kad galų gale žmogus sėdi iki gyvos galvos, nes buvom per plauką turbūt, kur visi kaip ir audžiai. Jis jau būtų laisvas dabar. Jo, turbūt visa Vokietija savo audžiai bylą tokia būtų turėję, kur lauktų ar nuteis Maiveną ar ne. Bet labai įdomu, kad jis nesijausdamas kaltas ir matydamas, gal net nesuprasdamas spragą įstatymuose, vos nepraslydo su visu šitų dalykų. Tai labai kaip ir gerai viskas baigėsi, bet tuo pačiu tas kitas kelias, apie kurį ir galvojau, kad o kiek tokių žmonių taip ir nepasiekė teisinės sistemos. Tokie dalykai vyksta ir iš tavo pasakojimo. Šiandien aš suprantu, kad mes apie Arminą žinom tik dėl to, kad jis iš savo tokio, gal netinka žodis kuklumo, ne? Bet iš to būdo nutraukti kai kurias savo šitas operacijas, iš to savo noro patikti kitiem ir įtikti kitiem, jisai kaip ir įkliuvo. Na, ir jisai nebesistengė ir galbūt kaip ir seriniai žudikai tapo truputį neatsargus ir taip toliau, ir jisai įkliuvo. Ir mes turim garsiausią kanibalų istoriją turbūt Europoje. Tokia dokumentuota, tokia arti laiku prie mūsų, ne? Bet kiek tokių kanibalų buvo daug žiauresni ir daug labiau nusiteikę tęsti darbą, kai įkanda žmogui bejėgiam į šlaunį, o jisai rėkia ir sako, nustok, kur jie tik tai pradeda savo darbą ir viską filmuoja, fotografuoja, visą tai padaro ir nei vienas teismas apie juos nežino ir jokių ermelių nereikia jiem ir jie toliau tai daro. Tai ačiū, kad tokią tamsią dėmę ant pasaulio parodai, atplėši šitą žievę po šitų 2 epizodų, bet kuo galiu pasidžiaugti po šitų istorijų, tai kad Arminas kalėjime kaip faršas šaldiklyje pagaliau pats tegul ir sėdi. Visiškai taip. Armino užsiminė kuklumą, tai tik tai norėčiau irgi tokį atkreipdėmės, kad tam interve, kai jo klausė, ką jis galvoja apie studentą, kurio dėka jis sulaikė, tai sakė, kad pradžioje aš jo nekenčiau, nes jis policijai išdavė tai, kas buvo tik tarp mūsų. Bet šiuo metu džiaugiuosi, nes visiems jums galiu toliau pasakoti savo istoriją. Ten nėra, kuklumo nėra. Okay, tai kuklumas, kurį norėjau paminėti. Taip. Aš suprantu, ne čia ne tai, kad... Nužudimo kuklumas. Taip. Tai nepriveda prie rezultatų. Galiausiai tas kuklumas, atrodo, nuvedęs iki tokios irgi mesianistinės fantazijos, kur aš kovosiu už savo aukos teisę būti nužudyta. Rimtai. Bet, hey, great TV, kaip sako kai kurie išprotėję žmonės. Tai ačiū, Viliau. Čia buvo, aš galvojau, kad bus labai baisu ir buvo labai baisu, bet, žinai, buvo labai įdomu. Nu, aš tikėjausi, po paskutinio epizodo tikėjausi, kad ateisiu padaryto, o čia dar. Kad jau tik desertas liks, o čia ir mėsa, ir bulvės.
Ir pomidorai. Pagrindinį patiekalą. Jo, užtaikė. Šventinė vakarienė. Wow. Specialiai tau tam laikėm bufetą. Iki pat pabaigos aš nebuvau taip iki galo įsitikinęs, ar yra ką kaltint, nes bent jau taip, kaip tu statėjai brėžai naratyvą, tai atitiko Kirviskotą, ne? Jo, visiškai. Vienas kito ieškojo ir surado ir išpildė poreikius viens kitam. Tai nors tam nepritarau, bet matau, kaip galima būtų ginčytis, argumentuoti iš tos asmeninės laisvės pozicijos. Ką galiu daryti su savim ir savo kūnu. Ir visa šita istorija man yra kažkokias etikos egzaminas. Tiesiog atsakyk, tai kas čia buvo gero. Ir jeigu žiūrėsim grinai tik tai iki to momento, kai jisai, tarkim, jau iki momento, kada šaldiklis yra prikrautas. Mhm. Ir čia istorija sustoja. Tai ar čia buvo etiška ar ne. Ir vėliau tas ėjimas per jo motyvus ir atskleidžia, bet ir iš kitos pusės ar reiktų vertinti veiksmus, ir motyvus, ar reiktų dar žiūrėti ir žmogų, ar jis yra kiaulė ar ne. Iš kitos pusės, visa šita istorija irgi toks labai įdomus aspektas ankstyvųjų internetų. Kas ten buvo. Čia yra sugauta tokia Snapshot labai gero laiko. Kaip tai galėjo atrodyti. Ir taip, kaip Pavlai sakai, tai vis dar kažkam kažkur atrodo, tik tai jau nėra paviršui, tai jau yra kažkur giliau. Aš dar, Tomai, tik norėčiau sureaguoti tavo etinę dilemą šitą vietą, tai tik tai pasidžiaugdamas tuo, kad Vokietijos teismas, ką galiausiai pasakė, yra tai, kad kiekvienas žmogus yra įpareigotas padėti bėdoje esančiam kitam žmogui. Ar tai būtų psichologinė bėda, ar... Iš etinės tos perspektyvos. Kad tu privalai padėti, žinai. Šitam epizode buvo daug daugiau nesveikų žmonių nei tikėjausi. Anam epizode buvo realiai du, Arminas ir jo motina, o čia turim... Visi turėjo kažkokių problemų, įskaitant Ermelį, kuris... Kebabinį kažkaip. Kaip Polas gerai sakė, kaip tą vardą pavardę... Zalas Gutmanas. Zalas Gutmanas, ja. Kaineman. Bet aš Ermeliu pabūsiu, ar ne Zalo Gutmano, atsiprašau, pabūsiu, bet ar nepadėjo Arminas Berntui? Jeigu Vokietijos teismai sakė, kad kiekvienas žmogus turi padėti kitam. Nebūtent, nes Berntas yra sergantis žmogus, kuriam reikėjo rimtos psichologinės pagalbos, kurios jis vengia aktyviai visą savo gyvenimą. Taip. Jo, tai nežinau, ačiū Jums labai, kad išbuvot šitos 2 epizodus, ačiū Jums klausytojai, kad išbuvot su mumis abu epizodus tiems, kas išbuvot. O mes tikriausiai norėtume pasinaudoti progą ir... Kažką užsimint, kažkokį dalyką, nes jūs kaip matot, jeigu pažiūrėtumėt į epizodo pavadinimą šalia ten mėsos kukulių ir kitų dalykų yra skaičius. Yra skaičius 9-8 ir sekantis skaičius bus 9-9, o po to bus kaip ir Kažkas? Kaip žinai, kaip ten tokio? Kaip ten kokioj pirmoji klasėje klausiau, kas bus po to, kai pasibaigs visi skaičiai. Vat. Jo, tada mes pasieksim savo kaip ir, triženklį labai... Triženkliai būna paskui. Triženkliai. Vaikai žmonės gal galvoja, kad mes jau atsisveikinam. Ne, kaip tik priešingai. Mes kažkaip pagalvojom, kad tą triženklį epizodą norėtume pažymėti gal ne tiek prisigerdami kažkur ar nueidami vakarienės tokios, bet norėtume jį pažymėti. Aš ne apie taip. Pažymėti, kiek ypatingiau padarydami tai, ko mes nesam niekada dar iki šiol darė iš tikrųjų. Vėl su tavo vakarienė labai prastai žaidžia šitie žodžiai. Kas reiškia, kad 100 mūsų epizodas atrodys taip, kuriame dalyvausit ir jūs, ar bent jau kai kurie iš jūsų. Dalis jūsų. Taip. Kur sužinot daugiau? O kaip patekt į renginį? O kur man sužinot daugiau? Tomai, o tau sužinot daugiau būtų galima, jeigu taptų mūsų Patreon arba Ko-fi rėmėjų. Nes mūsų 100 epizodo įraše, kuris, bus realiai mūsų pirmas gyvas renginys, dalyvaus mūsų rėmėjai. Turi dar laiko juo tapti, jeigu nesi, o jeigu esi mūsų rėmėjų, pradėk atidžiai sekti tai, ką mes rašom savo rėmimo platformose, nes informacijos tikrai bus su laiku vis daugiau. Kiek dar liko, patys matot, jau už poryt.
Taigi, balandžio pradžioj tikimės matyti jūs kažkur nuo scenos. Kur? Kada tiksliai? Sekit mus Ko-fi ir Patreon'e. Taip. Ir galbūt pasimatys. Tai tikriausiai tam kartui būtų tiek. Ačiū jums visiems už 2 epizodus. Aš tikiuosi, kad mano trumpa atmintis man padės viską kuo greičiau pamiršti. Ir... Nedingsta taip lengvai vėliau. Tas poskonis, žinok, lieka, man atrodo, tokių reikės epizodų. nuklendinti su tom epizodu, kuris tikrai bus kur kas lengvesnis. Kvapnesnis tikrai. O šiam kartui iš mūsų būtų tikriausiai tiek. Viso gero. Viso. Iki. Ei, pala. Ei. Dar neskubėk eiti prie vakarienės stalo. Ta šaltiena palauk. Šaltiena gali palaukti, nes mes turime tarti didžiausius, sodriausius, ryškiausius ačiū savo geriausiams ir mylimiausiams Patreon ir Ko-fi rėmėjams. Ta šilta proga tariame ačiū Rimgailiai, Aurelijai, Gretai, Ryčiui, Ksenijai, Inesai, Mikui, Dariui, Agniai, Gabrieliai, Joncijai, Ponui Romui Baronui, Kamiliai, Ūlai, Sandrai, Dainorai, Tomui, Laimonui, Žilvinui, Kęstučiui, Patrikui, Lukui, Aigai, Unicorn, Linai, Gringo antagonistui, Davidui, Anetai, Liudai, Davidui. Man vis atrodo, kad žmonės po 3 vardus turi. Aš taip ir stengiuosi. Labai daug normalių. Jo, labai būtų net keista, ne? Suspicious. Liudai, Davidui, Ernestui, Tomui čia, vat, grįžome į kitokią pasaulį, analinės angos analizatoriui, Indrijai, Šakum Dryliui, Tomui, 3 kartus Valio Šarūniai, Bardačiokui, Giedrai, Paulinai, Marijai Delbarijo, Mikui, Vilenai, Gargalinai, Nice. Ir vardas Emilija, man atrodo. Tai Dūmai, Karviai, Bitei. Ok. Šiaurė yra nuostabus šuo. O, nice. Taip pat dėkojame Lukui linkėjimai, Šmirgeliui, Dovilepo, Simonui, Ramūnui, Akviliai, Agniai, Sendintai Voveriai. H. Squirrel yra, bet Daviliai, Nojui, Robertui, Seniui Seniauskui, Mechanikui, Šakaronui, Mindaugui, Gyčiui, Simonai, Sauliai, Artūrui, Austėjai, Ironijai, Picytei, nesirausi antrą kartą, Regimantui, Mindaugui, Agniai, Ryžos katytės Vergiai, Poseidoniai, 2 apvaliems, 1 trumpam, Pakasyk slieku į pažastį, Joris Sorių už pigę reklamą, kiek normali kaštuoja, parašyk Jori protopemza@gmail.com, pakalbėsim, Makuferiui, Bikončitai, Vydutui, Mantui, Medai, The Friendmaster, Doviliai, čia tai parašyta buvo, Edvardui, The Real Rockstar, Juratijai, Davidui, Kompotui, Brazauskienės bufete, Paukšteliui, Aivarasui, Agniukiai, Gazuotiems šašlykams, Sigitui su kvadratiniam raidėm, kurių aš atsisakau tarti, Povilui, Kristinai, Dominik, didžiausiai faniai Eva, RB, JD draugas tikriausiai, Juditai, Richardui, Bedarbiai Batono daktarui, Kubiliui Kaltam, Gobertui, mėgstamiausiam Hruščiovo kukuruzadui, išsitaisyk matai tą klaidą, Jurgitai. Nes taisys, netaisė jau keli mėnesiai. Nepataisomas. Kukuruzadas. Tai Jurgitai dar dėkojame, Nictui dėkojame, Dianai, Ateiviai mane kažką daro man atėjus vidurnakčiui, Lietui, Dovydui, Gediminui, Deimai, draugiai Gabrieliai, Kristinai, Silkių magnatui 1. Prieš tai buvo Silkių magnatas, tiesiog lauksim antrą. Ei, Silkių magnatasgi dėkojo. Silkių magnato mama dėkojo Tomui, kad klauso epizodų. Jo, po filmo buvo prieš. Taip, rimtai, jo. Palauk, tai Silkių magnatas suskilo į Silkių magnatą ir Silkių magnatą 1? Vat išsiaiškinsime. Silkių magnatas 1 yra čia. Yra vietos tik viena. Dėl to ir magnatas. Gal, atsiprašau, gal Silkių magnatas 1 čia buvo, ne vien. Martynai dėkojame, Namų bosui dėkojame, Benui dėkojame, Kiznamak
Karūri iš Saulėtos pietų, Taip. Builytai, Dariui, Aukštaičiui, Vytautai, Karolinai, Aušriniai, Ašnejustai, Edgarui, Markvaldui, Gretai, Audriui, Popiežiui dėkojame, Vis dar. Tomui dėkojame, Dėdį Tomui dėkojame, Laimonui, Krapukui, Karoliui, Justinai, Reniui, Gintarui, Artūrui, Gabrieliai, Tomui, Karoliui, Mėtai, Šiknai, Skilėtai. Paaugau. Okay? Čia mėta. Mėta, Šiknas, Skilėtai yra Goda. Tu žinai Goda. O Pauga yra Gabrielė. Du skirtingi žmonės. Gedui dėkojame Kamiliai, Kugelio Skalsumui, Kurmano Koiniai, Tautvidui, Linai, Benasimo, Deimantai, 3 kart valio, Kristupui, Tetį Zaurui, Čiku Drakulai, Dainiui, į Palangą pro Šilutę, kad paklausyt apie Kubiliūtę. O, labai gerai. Minlegui dėkojame, Didui, Skibidui, Otilijai, Migliai. Dar atsiprašau, po kad bedraties negalima rašyti. Bet prasa, kad paklausyt. Taip, po kad negalima. Ačiū, bet po kad bedraties. Tai dabar tadai supranti, kaip čia sekasi iš tikrųjų. Neklausyk, ką prieš Vieną dieną. Galima. Jo, Tomas leidžia, viskas gerai. Migliai dėkojame Tomui, Serbentinai, Viliai, Augustai, Špumpeliui, Garažui, Mykolui, Mėlynai, Raudonam, Sukarpa, Dieve dovanok, Takumiui, Saimiui, Martynai, Inesai, Tadui, Beibonui, Kazakiniai, Vasa, LDK 666, Dianai, Lioliukui, Belzebubo Kanopai, Taburetį, Baunerio aromatai, bet pirmame epizode pats užmečiau šitą. Ja. Laurai, Anastasijai, Lukui, Proto Pemzai, vyrai, padėkokit savo bent kartą. Ačiū, Iveta. Ačiū mums. Ačiū. Mes viens kitam. Ačiū. Laurai, Anastasijai, Lukui. Paskui bus nedėkokit. Paliekėkite tiems ramybės. Ir iš karto po tai Skistai Pirdai po Kaldra. Irgi padėkoti reikia Audriui, Egliai, Haraldui, Skirmantui. O taip pat reikėtų padėkoti ir ant sočiai margarinų išteptos keptuvės toliau čirškiname padėkas ir siunčiame didelius riebius. Ačiū Andriui, Kasparui, Anties Kulnui, Tomui, Evaldui, Šukensonui, Ernestai, Justinai, beveik bedarbiam Giedriui, Gniužby, Tuti Fruti situacijai. 3 alaus, tekilo šotas ir namo. Nebūdavo tekilo šotas. Pala, kažkas čia netaip yra. Pažastų agronomui, šudogatoriui vis dar laukiančia Maikės, bet nežinau. Šudogatoriui tu vis dar laukia Maikės? Parašyk, Evaldai, negali tai būti. Algimantui, Mantui, Osvaldui, Skuodo Gėdai, Gabijai, Mildai, Maks Pieniui, Evelynai, Aušrai, paramedikiai Laurai, mokytojai Deimantai, Death by Snūsnių. Simai, apsirengusiam kaimynui balkone. Apsirengę. Nes skliausteliuose nuogam šalta, suprantu. Bet jau dabar šyla orai. Neskatink. Margaritai, Ievai Noir, Davidui, Edmonui, Elenitui, Julekui, Kurševičiui, Kooperatyvui Kardanui, Helsham Student, Kolūkinio Šiferio Sargui, Emai, Žemynai, tarpkontinentiniam miško troliui, Martynui Gyslai Burneikai, Eimantui, trikampiniams tėvo triusikams, Sudryžiu, Karinai, Rindaugui, Nerijui, Genysis Back, Kapstaši po tėvo triusikams. Erbiui, Tadui, Audriniui, Pauliui, Monmonžy, Povilui X, Anksčiau žinomam kaip Povilas Twitter. Ačiū. Mariui, Upei the Cat, Atominiam Sausainiui, Justinai Utių, Daivai, paskutiniam Stalino šlapimui, tikrai nedėkojam, Satan in the Bathrobe, Davidui, Agnuoliai, Skerdyklos sesutei, Dingo šuo, kiek valandų? Be 15-12. Kestui, Akviliai, Agniai, Etmonui Gediminui, Gestinai, Nuobezdai. Čia J.D. Vansas yra. Rūkščia saldžiam pažadui. Jasulevičiūtei, Jonui, Arnui, Daugelieniai, Aistei, Lukui, Miškomiau, Vaidui, Poligūnui, Urtei,
Vienas alaus alkotesteris nepagaus. Visai. Nice, šitie. Tai geri. Vadus vienas alaus alkotesteris nepagaus $2 iki malonaus. Bet jau 3 alaus tekilo šotas ir namo. Okay. C diskas kablelis geriausi gabalai aplankas kablelis oi rūri.mp3. Ne. Kažkas iš copy-paste. Jo. Ne ten į paste. Bohemai Ruoniui, Arūnui, Eimantei, Laureckiui, Migliai, Pauliui, Lechui, Atgarui, Udrala Kudrai, Vakariai, Urtei, G. Trumpo trumpam. Aurimui, Ladukytei, Andriolitai, Aksintsks, Tetraedrui, Martynui, Neringai, Oskarui, Romanovai, Žygimantui, Duke Silver, Ofuskatoriui, Gedžiui, Neringai, Odoilui Kiečiausiam, Valerijai, Stalinui Putino Šiknoj, Alytaus autobusų stočiai, kuri nėra centre. Labai įdomus. Jo, konkretus. Bifas yra kažkoks. Pasyviai agresyvi tai padėka. Gal Tarzaną susitiko. Lauksim, ką Lietuvos stotis atsakys. Patys jūs necentre. Baniui, Egliai, Marinai, Editai taip pačiai, Aurelijai, Penislovui Makštučiui, Arūnui, Radioaktyviai Dešreliai, Giedriai, Benediktai, Mindaugui, Skustai, Putkos Plikiai, Gabrieliai, Aurimui, Eglimansui Dudimansui, DJ MTV, Arnui, Egliai, Monikai, Artūrui, Kiprui, jei ne uogos ir nenuogos, dzukų mergos būtų grybai. Čia yra visiškai high idėja. Kaip pareigūnus įstabdo ir paprašo padeklamuoti eilėraštį. Čia kaip žinai, eitlinė reikėtų, tai padeklamuoti kažką. What seems to be The opposite problem. Pašautai Varnai, Kestučiui, Žanui Baklai, Deivui Elfui, Mandavoškiai, kažkieno vaikų motinai, Kažkieno. Martinui. Prištimaras buvo Tomo vaikų, ne? Ne, čia mano vaikų. Aivaro vaikų. Mano, ne, tiesiog mano vaikų. Tavo. Išeini. Visą kelią namo. Ir atbulas. Čia toks visiškai tas Key and Peele, žinai. arba Family Guy visai. Vėjūniai vėjūnėliui, Linai, Žakui fucking valė, O, jam padėkokim. Vanagės Vanagui, Uošvieniai Siaubui, Gabijai, Major Tom, čika, čika. Irmantui, Rasai, Vanago Vanagiai, Gabijai, Sandrai, Lašinėdrai, Smilgos žilam antakio plaukui, Deimantei, Rūteniui, Martynui, Viktorijai, Elenai, Justui, Skrepetai, Bedarbiui, Pijui, Ramui, kuprotam šiferio vagiui, Barškalai yra Barškalai. sargas dabar. Šiferio. Jo, dabar čia beefas prasideda. Gera Mortal Kombat para būtų. Aivaro OS update'ui, Pončikičika indeed, whatever that means. Pom, čika, čika. Čika daro Pavlas, ne tu. Pončikičika. Susipys. Snape'ui, Beždžiui, Raimundui, Aurelijai, Sigitai, Kaltas pusbrolis. Domui, Artūrui, Vygiui, Enžygiui, vandenų drumstėjams. Wow. Aš net nežinau, kas tai yra. Nu kur šambus, žinai, iš valo ištrauko. Alkoholiniam triestainiui. Žiūri gerą berčią pagavoja. Kamitų šiki majaki. Justeliui, Mantui, Karpytuniai, Uknevičių Neponui, Arvydui, Meškiai, Urtytei. Išplausim burną. Nu, ne Urtytei, bet čia kažkam išplausim burną. Savickaitei, Gabrieliai, Marijui, Kanapiniam, Selvinai. O taip pat spindulėlį, saulės lašo šiltos jūros ir šiek tiek kokosų pieno su padėkom parvežu
Danger, Mirandai, Robertui, Salvijui, Donatui, Mantui, Atsuktuvui, Tomui, DFGSB, Renatai, Jolitai, Venckūnaitei, Užtrumpino Tomą. Kniaukiančiai Nuo dabar tik priebalsiais kalbėjus. Kniaukiančiai Katijai prie spintos durų. Karolinai, šuo turi naujus namus. Virginijai, dėdėjai Gyčiui, cypiančiam klaviatūros džiaugsmui. Nu čia veteranų teritorija. Šenį, Justinai. Šainį, ne šinį. Šainį. Šenį, nes Bet rašosi Šinį. Blet, aš žinau, nes žinau. Tai paprašyk, kad pataisyk. Negali patsyti, Ai, nu. caniknybiš. Mes nemokėjom angliškai dar ko jis nori. Džunglsniurui. Zungliš. Čia gyva. Gyvatėjai latviškai. ne? Allegedly. Skirmantei. Aš esu Egliai, Matui, Pankot, Tomui. Fantominiam Edui, Martynui, Ugniai, Šmikio žydroms akims, Agentei Varputytei, Pauliui, Rimai, Justui, Vilmai, Daivai, Mindaugui, 26 metai, ieško panelės preferably Šilainius. Ok, Mindaugai. Jo. Susisiekdavau normaliai. Galimai Birštone, spėjau iš e-mailo, tai taip pat dėkojam Nebus Pemzos suneštinio festivalio Skliaustuše klaustukas. Tai ačiū tau, Sturgeliui, Saidai, Deivui, Indrai, Pramuštgalviui, Rimantui, Tomai, Justinui, Lukui. Ačiū, kad perspėjot, atsinešiau kibirą. O, gerai. Rokui, Doviliai, Petrišči, Gretai, Juozapui, Super Mario, Partizanui, Bailiui Anonimui, Martynui, Mantui, Justui, Ryžo mamai Agniai, Dietlovo Meškutės. Jo. Mindaugui, Birutei, neskleiskit čia erekcijų, darysim kaip norėsim. Better the devil you know than the devil you don't. Taškas, čia tai išmintis. Gilu. Jo. Ačiū. Sunsu šiek tiek gausi. Sunkiau išvirsiu šią naktį. Rotai Žaliai, Evaldui, personaliam Jėzui. Parduodu Opel Ascona 1982 metų klasikinė etaloninė nostalgiška kiemo pažiba, tos žalsvai rusvos 3 spalvos. Šūdo perlamutras čia, ar kuris skaito? Tai yra, negali tai būti, nes ta mašina yra jau supuvus. Jo. Tai gali geriausia atsisėdinės iš jas pardavimai. Mačiau fotkę, kur kažkur pavasarį kažkam iš Askono supuvusios ar ko sparnų jau pradeda augti samanos kažko. Bet tai dėl to ir kiemo pažiba, nes niekur iš kiemo ir neįdėjęs. Kadangi ir nepaliko kontakto, tai čia net nėra skelbimas, o tiesiog norėjau pasidalyti, kad Važiuoja, nevažiuoja, bet hotboxinimui vis dar tinkama. Netinka, nes kiaura visiškai. Ai, jo. Tai gerai, Tas pats, kas laukia rakytrė. kebabo valgyti. skersais. Košmarų kurui, Ugniai, Ovidijui, Ausies skausmui, Tadui, pirk Mazdą. Nu, va štai O gal tau. Askoną domina? Ne, jis parduoda Gal jis- Askoną. Galima jiems Mazdą. duoti viens kitam emailus, kad susikeis. Susisiekit Patreon'e kažkaip. Tai šiaip galit bendrauti per šitą, nu ką, žinau. Ramuniui Pievai, Zabirkai, Daktarui Dėdei Meškai, Irmantui, Vieciniam, Mičigo, Lauro Lapui, Elvinui Musksui, Žydrunui, Krapui tarp dantų, Sonatai, Behemoth on Lexa Pro, Baronas Novienas, Linui, Debiliukų saulytei nušvito, Brisius brūkšnys pasaulio bamba, Kamiliai, Ausriniai, Arminui K, Nedui, Pauliui, Indrai, Lunchbox, Ignui, kvepiančiam močiutės diržui, Ground Control 2 Major Tom. Naujas Inderis iš šitą dainą. Košė Makalošiai, Karolinai, Pelėdžiukams, pirmam broliui Tomui, Rimantei, Andriui, komunikabiliam orangutangiukui, Rasai, Zilvinui, Doviliai, eks kurio negali pamiršt, Tomui, Mantui, Klipatai, Adomui, Meškavogiai, Agronomsui, Giedrai, Better Dead Than Red, apsivožam krabui ne krabų saloje, Dark Sky Ghost, čia tai cool. Čia matyti Cyber, Metal Gear cool. Solid žaidėja. JJJ, Rezidentui, Cicinų ryčiui, Šiurpiai, tyliai, Masonų ložės valytojai ieškončiai vyro ir darbo 1482. Proto Pemzos gerbėja forever. O jau antrą kartą? Antrą kartą. Jo. Giedriui,
Visas žmogus litras. Ačiū. Davidui, Saint Ingrid, Aleksui, Džiugesėliui, Gailiai, Inai, Giedrui, Tadui, Gretai su emodžiais, Knygų drakoniai, Guželiui, Kažunėjai, Andreliui, Navickų džiaugsmui, Martynui, Stalo komendantui, Darui, Pauliai, Ufonautui, Meškutė iš Šveicarijos, Eglinėliui, Vytautui, Povilui, Mykolui, Mediniam, Brigitai, Remigijui, Wakamakafau. Justinui, Avariedai, Gridai, Barbalėšias, Jovitai, Tomui, Grigočiui, Giedrui, Eglės, tiesiog Eglės. Eglėsėms. Eglėsėms, Doviliai, IQ kovoms, Agniai, Gerdai, Lauritai, Daivai, Zelenskio kiaušams, čia, wow, Stipru. daug, sunki padėka. Atsiprašau, tilpo į tą kvadratėlį. Ne, čia tik tai Atskiras Excelio failas. labai ilgas hyperlinkas. Dėl to taip ilgai atidarinėjo tą failą. Domantui, Migliai, Eilangui, Tomui, Justinui, Darui, Johnny Bravo, Martynui, Rolandui, Džiugui, Linui, Petrui, G iš Gargždų, Edvinui, Lukui, Dovydui, Rūtai. O taip pat ištaukuotus ir pačirškintus, ačiū, sakome. Ant margarin. Su kokos pienu. Delma perteptus. Padėkas siunčiame. Robertui, Marijui, Viltei, kada gimtadieniui, video panklinui, Mantui, Tomui, jūsų kraujo spūdžiui. Henrikui, Linsei, Auritai, Kuzimierai, politiniai braškiai, Karoliui, Eirimai, Skūri Pipin. Laimingai natai jau su pemzos marškinėliais. Labai gerai. Labai gerai. Kunigundai, Mariui, Mikui, Analizų indeliui, Almai, Vaivai, Nerijui, Linui, rasit po tiltu katru klaustukas. Bet klaustukas žodžiais. Simonai, Gabrieliui, Irmantui, Editai, Gabrieliai, Brėkštančiai Trydai. Tomui, Giedrai, Arvidui, Rokui, Pauliui, Melitai. Taip pat ačiū, nusipirkau savo ananasinių ir vieną nomedą. O, žinau. Dar nomedas pardavinėja. Tai aišku. Ačiū Andriui, ačiū Tasos transfunkcionieriui. Jo. Ačiū solo ansambliui. Oho. O, Nu, jo. Okay, cool, labai gerai. Ačiū Fat Potato. Kiaulės ašarų sriubai. Oh, man. Aivarui, Erikai, Bučinskaitį, Lukai. Oh yeah. Fuck yeah. Erikai, Bučinskaitį, Lukrai, Renatai, Justutei, Moliuksui, Ingai, jums pirmiems ką remiu. Nice. Ačiū. O nepasakyk Ačiū. 4 Didelis- šauktukų. Ir Didelis 4 šauktukai. Didelis žingsnis. Taip. Juk. Ačiū Taip, labai. iš tikrųjų didelis. Taip, taip. Hestai, Tubiui, Argentum Wingui, Džinui 1085, Lazankoms, Karoliui, Jibinui, Kibinui, Pampuškai, Viktoravičiui, Rokui, bet vis dar laukiu bliuzono, Rokai, išsiaiškinsim, Martui, Akvai, didelis ačiū man. Didelis ačiū man. Teisingai buvo, teisingai. Wow. Labai kuklus. Kuklus. Šiandien kukliausias iš mūsų. Parvinu. Nesuvalgykit. Potenciometriniai kompiuterio peliai. Kestučiui, Nykštukų fabrikėliui, Pickai, neslaptam gerbėjų Rimui, Laurinui Šalytaus, Edvinui, Bartui, Mo Lester, Tomo žmonai. Tai čia matyt. Oh yeah. Tieka. Žiedukui, Donatui, jūs gydot mano depresiją, Samantai, Koma in Roma. Noriu vaiko nuo... Aš po trečio negronį irgi taip Būtas, galvoju. Miestas ar žmogus? Miestas. Noriu vaiko nuo Pemzos, vyriško e-mailo savininkas. Taip pat ačiū. Ritminėms jungtims šokite. Direktoriui, Juliui Kasikuršėnus K. Šiferį, kurio net Landsbergis neėmė. Guodai su uo. Kulminaciniam taškui, paidintam akmenį. Kukų, pilna šikna lapukų. Bartininkų striaukui, techniniam vazelinui. Gerai, tu taktinis vazelinas. Pardaviau dviratį, galiu remt proto PEM. Bet Nereikia Proto PEM. Opel Askonos, pavyzdžiui. arba Mazdas dar Mazda reikia. irgi dar. Dangerous Bug, Simui, Rūtai, Ksaverai, Kodelčiukui, mano žmonai geriausiai, Ofkiai, Geruliai, Lensui, Baudėjui, Arūniai, Erikai, Jaseliūnams, Jaseliūnams. taip, Karolinai, Moderniajam Trebučetui, Julijai,
Rudai Gražinai, tai jestiš ekstra klasą. Wow, aš nuslaučiu žodžiu. Daktarui Ovidijui, Mantui, Amebai, nemokamam rabarbarų glostymui. Palauk, daktarui Ovidijui Benkartam 4 junior, prašyčiau. Atsiprašau. O taip pat Mantui Amebai nemokamam rabarbarų glostymui telefonu 1890. Aidui, Andriui, Kristinai, Pachmieliauskytei ir Samagono žirgui. Kalbant apie Veteranus. Bels. Nedėkokite, jau padėkojom. Landsbergių klanui tikrai nemeluoju. Egliai, Kiprui, Tėtėte, Augustai. Andriui, Inai, galiniam Žigulio diferencialui. Rasai, Monikai, Neringai, Bobruk. Anus of Satanus. Ligmai B. Lapkričiui. Ligma kas? Lapkričiui Kuzmiko, Pauliui, Edvardui, Takešiui, Perės, Narsoriai, Alui, ačiū. Visų galų diletantui. Kaip alus prisėmė tą padėką savo, ne po. Kuklumas. Ingridukui, atsiprašau, Almukso mamai. Liulintojui. Martynai, Vytautui, Lukui, Marijai, Zakristijonui ir vargonininkui. Dualaus iki malonaus. Turim setą. Tik nesynchronizuotas. Pradėjom nuo 3 ir tekilos. Laurai, batono trupintui, Justinai, taip tariamai Aistai išmaistai, bato ūsams, šlikščiam seniui, sužeistojo erelio kairiai žvairiai akiai, Gretai, kunigo lūpoms, nagingam jūsų namų meistrui, Deiviai, Mildai. Deiviai, Mildai, Šeškinės vakarėlių liūtui, Mykolai, Ernestui, Lagaminui, Vasariai, Bertai, Gretai, Thestin, Kelfefe, Julijai, Artūrui, sakiau šortus pastaisyk, ne už ką, Tautvidui, Skrusdelytai ir Skrusdėdai, kraujinėms vėdarams iš Rotenburgo. Ajajai. Up to date. Migliai, Ugniai, Jurgitai, Donatui, Cannibal Ivy, Peleni BL, Eamon Thieman, a.k.a. Rebel Ninja, Dovikiai, Juliui, Vaits, Mildai, Braškiui pasilgusiai, Marinai Nebui, buvo gera, viso gero. Raimondai, Lapės Ausiai, Nendrai, Iggy G ir Lukas San. Ačiū. Dėl to ir yra San. Dėkui. Visada taip. Iki. Galo eina. Iki.